Vytautas Račickas. Jos vardas Nipė. Mergaitė, kuri mylėjo tėtį. Apysaka. Vilnius. Vytautas Račickas. 2002. Įgarsino Mantautas Bružas. Pirmas skyrius. Nipė. Sakai, keistas vardas. Bet argi keistas? Esama kur kas keistesnių. Kodėl 2 P? O kodėl turėtų būti viena? Apskritai, dėl visko čia kaltas Nipės tėtis Napoleonas Nakas, kuris ne tik dukrai vardą sugalvojo, bet pats jį ir užrašė. Dešinė ranka. Ir labai spausdamas rašiklį. O kadangi buvo nepaprastai susijaudinęs, tai ir suraitė net 2 P. Taigi, kadangi pirmagimė buvo fantastiškai panaši į tėtį, Napoleonui Nakui dingtelėjo, jog dėl šventos teisybės fantastiškai panašus turėtų būti ir jų dviejų vardai. Ir laimingiausias pasaulyje tėtis susimastė. Galbūt jį galėtų būti Napė. Napoleonas, Napalys, Napas, Napė. Skamba kaip lapė. Lapė, napė, snapė. Ne, vaikai pravardžiuos. Tai gal Nupė? Nupė, snupė, kailį lupė. Irgi netinka. Nipė. Nipė, nipė. Laimingiausias pasaulyje tėtis pabandė sugalvoti kokią nors pravardę, bet prie Nipės nesiklijavo joks žodelytis. Puiku, tarė savo Napoleonas Nakas. Jos vardas bus Nipė. Nipė Nakaitė. Ir nuėjo į vardų registracijos biurą. Biuro darbuotoja, žinoma, tučtuojau paklausė. Koks bus jūsų dukters vardas? Nipė, atsakė tėtis Napoleonas. Nitė? Ne Nitė, o Nipė. Supratau, nusišypsojo moteris. Nikė. Dabar madingi trumpi vardai. Nipė, pyktelėjo Napoleonas Nakas. Kokia dar Nikė po paraliais? Tuomet vardų registracijos biuro darbuotoja padavė popieriaus lapą ir paprašė užrašyti mergaitės vardą. Ne bet kaip, o didžiosiomis raidėmis. Ir laimingiausias pasaulyje tėtis užrašė. Jos vardas Nipė. Išgirdusi dukters vardą, mama Džoja be abejo nustebo, bet ne tiek, kad pradėtų balsu šaukti. Juk ir jos pačios vardas šiek tiek keistas, bent jau nelietuviškas. Nipė gimė vasarą, kai mama Džoja su tėčiu Napoleonu gyveno vasarnamyje, kurį, kaip Lietuvoje įprasta, vadino sodu. Nedidelį 2 kambarių namelį su virtuve, palėpė ir rusiška pirtimi, Napoleonas Nakas pats vienas bene per 2 vasaras susirentė. Jis buvo visų galų meistras. Ta pačią dieną, kai padidėjo šeimyna, Nipės tėtis pasigalando įrankius ir kelias dienas kažką pjaustė, tašė, obliavo. Kol padarė nemažą apvalę rečką kūdikiui maudyti. Tiesą sakant, toje rečkoje galėjo maudytis ne tik naujagimis, bet ir kaip reikiant įmitė suaugęs žmogus. Mat į ją tilpdavo bene 20 kibirų vandens. Ilgainiui tą rečką tėtis Napoleonas taip pamėgo, kad kiekvienas pasipirtinimas baigdavosi tuo, jog jis įsilipdavo į ją ir pliuškendavosi kaip ančiukas. Žinoma, jeigu tik Nipė būdavo išsimaudžiusi. Nors jiedu ir abu galėjo be vargo įtilpti. Kitą vasarą tėtis Napoleonas pastatė net 2 šiltnamius, agurkams auginti. Mat Napoleonas Nakas buvo viso labo tik elektrikas ir uždirbdavo ne kažin ką. O anksti užauginti agurkai padidėjusiai jo šeimai duodavo papildomų pajamų, nes tėtis Napoleonas buvo tikras agurkų auginimo specialistas. Su agurkais jis darė visokiausius bandymus. Net buvo užsibrėžęs išvesti naują agurkų veislę ir pavadinti ją savo dukrelės vardu. Napoleonas Nakas tikrai būtų tai padaręs, jeigu nestaigi jo mirtis. Nipei tuo metu buvo 9. Ta dieną jis šiltnamyje sodino agurkus ir buvo kuo puikiausiai nusiteikęs. Nipė padavinėjo jam agurkų daigus ir girdėjo, kaip tėtis lyg koks varnėnas švilpiniavo Jungenų kapelijos dainą Vėl gegužio žiedai. Reikia pasakyti, jog Napoleonas Nakas, taigi Nipės Nakaitės tėtis, buvo labai muzikalus ir turėjo gražų balsą. Užstalėje prie svečių jis kartais uždainuodavo garsiąją kunigaikščio Žvainio ariją iš operos Pilėnai. Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom, apkaišysiu kamanėlės žaliom rūtom.
Visi be abejo girdavo Nipės tėčio balsą, stebėdavosi, kodėl jis ne operos solistas ir negailėdavo plojimų. Tuomet Napoleonas Nakas užtraukdavo, kur bakūžė samanota. Po šios dainos svečių plojimai virsdavo triukšmingomis ovacijomis, o Nipė kaip du kartus žinojo, kas bus toliau. Tėtis pastatys ją ant kėdės ir lieps dainuoti. Aš esu viso labo tik elektrikas, mėgdavo sakyti tėtis Napoleonas, tačiau mano dukra Nipė bus pasaulinio garso dainininkė. Nipė padainuodavo žemėje Lietuvos ąžuolai žaliuos. Svečiams tai labai patikdavo, o tėtis ją pabučiuodavo. Tėtis Napoleonas Nipę labai mylėjo, kaip ir Nipė tėtį. Ir štai vieną gražią pavasario dieną, svaiginamai žydint alyvoms, atsitiko kažkas labai baisaus. Į šiltą, ką tik išpurentą žemę kišdamas gležną agurko daigelį, Nipės tėtis staiga susiėmė už širdies ir sukniubo. Atskubėjusi greitoji išvežė jį į ligoninę, tačiau kitą dieną Nipės tėtis mirė. Nipė su mama stovėjo prie pat, o tėtis savo šiurkščiame delne spaudė šiltą dukrelės ranką. Nipė, ištarė tėtis Napoleonas, aš tavęs labai prašau. Klausyk mamos ir niekada nemesk muzikos pamokų, kad ir kaip sunku tau būtų. Ar pažadi, Nipė? Pažadu, sušnibždėjo Nipė ir mergaitės akys prisipildė ašarų. Kai jas nusišluostė, tėtis jau buvo užmigęs, nepabundamai. Antras skyrius. Muzikos pamokas Nipė Nakaitė lankė nebe pirmi metai. Už jas be abejo reikėjo mokėti. Iš kur dabar pinigų gausiu, mam? Kartą paklausė Nipė. Juk tu tiek neuždirbi, kiek tėtis uždirbdavo. Mama Džoja buvo tvirto charakterio moteris. Teks kažkaip verstis, pasakė ji. Bet Nipei tai buvo joks atsakymas. Kaip verstis, mam? Na, visų pirma, parduosim Defą. O galbūt ir Elfę. Defą? Elfę? Ne, jokių būdų. Nei šuns, nei katės parduoti Nipė neleis. Verčiau jau badu numirs. Aš pajuokavau, šyptelėjo mama. Tuomet pasakyk be juokų. Gerai, sakau be juokų. Mudvi išeisim gyventi į sodą, o butą išnuomosim. Kam? Kokiai nors firmai. Arba žmonėms, kurie Vilniuje turi darbą, bet neturi buto. Be abejo, sudėjus nuompinigius ir mano atlyginimą pragyvenimui tavo muzikos pamokoms ir benzinui toli gražu neužteks. Todėl ir toliau auginsime agurkus. Netrukus jiedvi atsikraustė į savąjį sodo namelį ant gražaus Neries kranto. Šiame vasarnamyje iš tikrųjų galėjai gyventi net ir žiemą. Nipės tėčio sumūryta krosnis buvo tokia protinga ir sumani, jog prišildydavo abu kambarius ir tos šilumos užtekdavo ilgam. Tačiau Nipei labiausiai patikdavo, jog krosnies šiluma buvo kitokia nei radiatorių mieste. Ji tarsi kvepėjo. Anksčiau sode paprastai praeidavo visos jų šeimos vasaros. Tėtis rūpindavosi šiltnamiuose augančiais agurkais, mama ravėdavo daržus, laistydavo, gamindavo valgį, o Nipė su kitais vaikais žaisdavo prie upės. Kadangi agurkai buvo tėčio rūpestis, mama, o tuo labiau Nipė, į tai nesikišdavo. O gaila. Reikėjo stebėti kiekvieną tėčio judesį, kiekvieną veiksmą ir viską kuo geriausiai įsiminti. Juk agurko auginimas, kaip mėgdavo sakyti Nipės tėtis, tikras menas. Šito meno Nipė su mama privalėjo kuo greičiau išmokti, kad agurkų ir sau užtektų, ir pardavimui. Trečias skyrius. Mama džiaugiasi, jog pavyko visai neblogai išnuomoti butą. Nuomininkai, jauna dar vaikų neturinti šeima, sumokėjo už pusmetį avansų. Todėl pinigų kol kas netrūko, bet jų nemažai išeidavo vis brangstančiam benzinui, kartais seno automobilio remontui. O čia dar prasidėjo kažkokia ekonominė krizė, totalinis, taip mama sakė, pinigų taupimas, kuris dėja neaplenkė ir mamos darbovietės, muziejaus, kuriame Džoja Nakienė dirbo skyriaus vedėja. Poniai vedėjai, kaip ir jos bendradarbiams, apkarpė atlyginimus. Vis dėlto jiedvi gyveno labai tvarkingai. Rytais keldavosi lygiai 6:30, išsivirdavo kavos, papusryčiaudavo ir išvažiuodavo. Defas su Elfe likdavo namų saugoti. Laimiai viskas kaip tyčia buvo pakeliui. Visų pirma užsukdavo į Mikalojaus Daukšos mokyklą prie Antakalnio troleibusų žiedo. Nipė išlipdavo ir atsisveikindavo su mama iki vakaro. Mat pasibaigus pamokoms Nipė savarankiškai važiuodavo į muzikos mokyklą senamiestyje.
Tiesa, muzika būdavo ne kasdien, todėl kartais Nipei tekdavo pėsčiomis pasiekti Antakalnio žiedą, sulaukti 17-ojo autobuso ir atvažiavus iki kryžkelės išlipti. Iki sodo dar gerą puskilometrį tekdavo eiti pėsčiomis. Iš pradžių Nipei tai būdavo nepakeliama, bet greit jį įprato, nes buvo kantri ir nekaprizinga mergaitė. Galbūt todėl, kad visa į tėtį atsigimusi. Kai išeidavo kalba, ypač prie svetimų, į ką Nipė panaši, tėtis sakydavo: Nipė graži į mamą, protinga į tėtį. Parėjusi į savo geltoną namelį, visų pirma pasisveikindavo su Defu, kuris būdavo labai pasilgęs Nipės. Kaip beje ir Elfė, kuri visada stengdavosi Nipę pasitikti pirmoji ir užšokti ją ant peties. Defas šito tiesiog nepakęsdavo ir vydavo Elfę šalin. Mat buvo labai pavydus, o šiaip šiedu keturkojai gyveno gana draugiškai. Ko nors užvalgiusi, Nipė sėsdavo ruošti pamokų. Vakare parvažiuodavo mama ir jos viena kitai mielai pasakodavo dienos įspūdžius arba šiaip lepėdavo apie gyvenimą. Ir nebūdavo tos dienos, kad neprisimintų tėčio, o prisiminusios neapsiverktų. Ketvirtas skyrius. Kituose sodų nameliuose irgi nuolat gyveno miesto žmonės. Daugiausia tai buvo pensininkai. Kaip sako Nipės mama, vaikų ir valstybės išvaryti į užtarnautą poilsį, o sykiu ir į sodo katurgą. Tačiau viename name, būtent name, o ne namelyje, gyveno ir visai jauna šeima. Ir tas namas buvo kaip tik priešais, kitoje kelio pusėje. Nipė nekartą matė kieme bėgiojant ir garsiai šūkaujant net 3 vaikus. Kartais jie labai bjauriai keikdavosi. Be abejo, taip elgtis gali tik berniukai. Anksčiau šitų chuliganų Stonio kieme regis nebuvo, kartą pasakė Nipė išgirdusi kaimynų vaikų keiksmus. Taigi, kad nebuvo, pritarė mama. O iš kur jie atsirado? Iš kažkur, šitas namas jau seniai nebe Stonio, Stonys jį pardavė. Ir kas čia dabar gyvena? Nežinau, kada nors reikėtų susipažinti. Tačiau Nipė susipažino labai greitai. Po tėčio mirties mama beveik kiekvieną sekmadienį eina į bažnyčią. Su Nipe arba viena. Mama sako, jog bažnyčioje ji visada pasikalba su tėčiu. Vieną sekmadienį grįžusios iš bažnyčios jos ant kelio prie pat daržo tvoros sutiko tuos berniokus iš buvusio Stonio namo. Jie žaidė badmintoną. Nori pažaisti? Paklausė vienas. Aš tavęs nepažįstu, išdidžiai atsakė Nipė. Be to, visų pirma reikėtų pasisveikinti. Gerai, jeigu taip nori. Labą dieną. Aš esu Rokas. Gal nori pažaisti? Labą dieną. Aš esu Nipė. Nenoriu. Nipė? Suraukė nosį Rokas. Taip, Nipė su 2 P. Tuomet aš Rokkas su 2 K. Nipė nusikvatojo. Tai nenori pažaisti? Tai nenoriu. Tai kodėl? Tai todėl, kad neturiu laiko. Tai kur jį padėjai? Pokštavo jau kitas berniūkštis, kurio vardas, kaip Nipė vėliau sužinojo, buvo Julius. Tai į stalčių įkišau. Pokštų į pokštą atsakė Nipė. O jeigu rimtai? Paklausė trečiasis brolis vardu Kipras. Turiu paruošti pamokas, atsakė Nipė. O paskui? O paskui knygą skaitysiu. Tu moki skaityti? Paklausė pokštauti linkęs Julius. Tai tikriausiai ir raidės pažįsti? Taip, 3 arba 4. Oho, tai gana daug. Jeigu jūs nė vienos nepažįstat, tai be abejo daug. Štai šitaip tąsyk Nipė su tais nepraustaburniais pasikalbėjo. Penktas skyrius. Vis dėlto paruošusi pamokas ji išbėgo laukan. Iš 3 brolių buvo likęs tik vienas. Jis sėdėjo ant akmens prie šulinio su badmintono rakete rankoje ir tarsi laukė Nipės. Pamiršau, kuo tu vardu, tarė Nipė. Julius, ar jau paruošei pamokas? Paruošiau. Ir knygą perskaitei? Knygą skaitysiu vėliau. O tu? Ką aš? Pamokas ar paruošiai? Mums šeštadienis neužduoda. Sekasi jums. Jie pradėjo žaisti. Nipė klydo ir klydo, todėl kad badmintoną žaidė tikriausiai 1 kartą, tačiau Julius visai nepyko. Jūs seniai čia gyvenat? Paklausė berniukas. 2 mėnuo, atsakė Nipė. O jūs? Nuo Kalėdų. Jūs irgi butą išnuomojot? Mes nebeturim buto, mes jį pardavėm. Kodėl? Todėl, kad reikėjo skolas atiduoti. Tai gal tavo tėtis turi firmą? Smalsavo Nipė. Taip, jis batais prekiauja.
Kokiais batais? Braziliškais. O ką veikia tavo tėtis? Paklausė Julius. Mano tėtis miręs. Miręs? Tai gal jį kas nušovė? Ne, jis mirė nuo širdies infarkto. Oi, mano tėtis jį šovė, bet viso labo tik ranką sužeidė, o paskui automobilį susprogdino. Bet mano tėčiui sekasi, jis ir vėl liko gyvas. Turėti verslą šiais laikais, žinok, pavojinga. Mudvi su mama irgi turime verslą. Tikrai? Taip, mes agurkus auginam. Argi tai verslas? Žinoma, kai mūsų agurkai užaugs, mama juos parduos ir mes turėsim daug pinigų. Kiek? Nežinau, tikriausiai 1000, o gal ir 2000. Žalių? Taip, žalių. Argi agurkai būna ir kitokios spalvos, sukikeno Nipė. Aš kalbu apie pinigus, o ne apie agurkus. Tu ką nežinai, kad žaliais vadinami baksai? Kas tie baksai? Na, doleriai. A, bet mudvi viską skaičiuojame litais. Jeigu taip, Julius iš visų jėgų kirto rakete, tai tie jūsų agurkai ne biznis. Taip, žinoma, agurkai yra daržovės, pašmaikštavo Nipė. O kas yra biznis? Biznis yra biznis, lyg tikras verslininkas atsakė Julius. Ir prasideda jis tada, kai pelnas skaičiuojamas skaičiais susidedančiais mažiausiai iš 5 nulių. Oho! Tuo metu Nipę mama pašaukė. Nipė, man regi šiandien tu dar negrojai? Taip, mama, einu. Tu groji? Susidomėjo biznierius Julius. Taip. Gitara? Ne gitara, o fleita, atsakė Nipė ir parbėgo namo. Šeštas skyrius. Vakarais atsigulusios į lovas, Nipės su mama paprastai dar kurį laiką apie ką nors plepa. Jeigu gerai užderės agurkai, kartą pasakė mama, nupirksiu tau pianiną. Mama nupirks pianiną, valio! Kas kad užderės, tuos agurkus dar reikės parduoti? Tu teisi, Nipė, parduoti bus tikra problema. O Julius sako, kad agurkai ne biznis. Koks Julius? Nagi tas, su kuriuo šiandien badmintoną žaidžiau. Labai jau jis išmano. Išmano, jie irgi kažkada agurkus augino. Jis sakė, kad pinigų užsidirba tik tie, kurie agurkus užaugina pirmieji. Tikrai taip, pirmieji agurkai būna ir brangiausi, ir skaniausi. O ką daryti, kad agurkai gerai derėtų, susimastė Nipė. Agurkams reikia daug drėgmės ir šilumos. O jeigu aš pasimelsiu, nepakenks. Nipė turi susikūrusi tokią neilgą maldelę. Ji ne tik apie agurkus, muzikos mokytoją Sonatą, bet žinoma ir apie tėtį ir apie mamą. Tiesą sakant, už agurkus pasimelsti Nipė kartais taip ir nesuspėja, nesužminga. Ir vien tik dėl to, jog žodžiai apie agurkus jos maldoje paskutinėje vietoje. Mama Nipės daugiau nebekalbina, todėl mergaitė tyliai susideda ant krūtinės rankas ir dar tyliau kužda maldos žodžius. Gerasis Dieve, padaryk taip, kad mano tėčių danguje būtų labai gera, kad jo ten niekas neskriaustų. Gerasis Dieve, padaryk taip, kad aš visą laiką mylėčiau savo mamą, o mama mane. Gerasis Dieve, padaryk taip, kad muzikos mokytoja nepakeltų mokesčio už pamokėles. Gerasis Dieve, padaryk taip, kad mūsų šiltnamiuose užaugtų dideli ir skanūs agurkai, kad jų užderėtų daug ir kad jie būtų nekartus. Amen. Šįkart Nipė taip greit neužmigo, todėl paklausė. O kiek tas pianinas kainuoja, mam? Daug, jeigu naujas, bet mes pirksim pagal skelbimą, taigi ne visai nauja. Negalime išlaidauti, nes tėčio mirties metiniams ant jo kapo privalome pastatyti paminklą. Tai gal, koliai paminklas nepastatytas, su pianinu palaukim? Oi ne, tavo muzikos mokytoja sakė, kad pianinas būtinas, tą patį beje sako ir tėtis. Šiandien tu vėl su juo kalbėsi, mam? Taip, dukrytė. Mamai sekasi, pagalvojo Nipė. Kiek kartų ji irgi bandė tėtį užkalbinti, vis per niek. Tačiau Nipė žino, kada nors ir jai pavyks tai padaryti. Septintas skyrius. Tie vaikėzai iš kaimynų namo yra visai neišsiauklėję. Kai tik Nipė išeina į verandą ir pradeda fleituoti, jie išbėga į savąjį kiemą ir pradeda maivytis bei visaip tampytis, kaip kokie beždžioniukai. Šiandien susiradę seną gitarą ir kažkokią švilpynę, jie ištaisė tikrą koncertą. O iš tikrųjų tik beždžioniavo, nes muziką leido per garsiakalbį. Gitara, švilpynė ir visa kita buvo viso labo tik dekoracija. Nekreipk jos dėmesio, pasakė mama, jiems greit atsibos. Tačiau bjaurūs berniūkščiai, sakytum, tyčia būdėdavo ir laukdavo, kada nešina fleita ir natų stoveliu išeis Nipė ir pradės groti. Laukdavo, kad galėtų visaip šaipytis ir be abejo trukdyti.
Kambaryje muzikuoti Nipė jokių būdų negalėjo, nes tuoj pat uždainuodavo Defas, pasirodo esama ir muzikalių šunų. O uždainavus Defui tuoj pat užkniaukdavo Elfė. Apskritai Defas labai išmintingas. Prie namų rakto, kurį Nipė nešiojasi po kaklu tarsi kokį talismaną, ji dar turi prisisegusi čaižiai ir labai garsiai švilpiantį švilpuką. Defas gali būti už kilometro ar dar toliau, užtenka Nipei sušvilpti ir jis atbėga kaip vėjas. Galų gale Nipė padarė tikrą atradimą. Ji įsigudrino nepastebėtai įslinkti į didįjį šiltnamį. Pačiame jo gale pasistačiusi stovelį su natomis, Nipė galėjo niekieno netrukdoma fleituoti valandų valandas. Tiesą sakant, šičia jai net labiau patiko nei kieme ar verandoje. Šičia fleitos garsai buvo kur kas švaresni ir skambėjo gana neįprastai. Tarsi toji stiklinė dėžė būtų visai ne šiltnamis, prisodintas žiedus jau be mesgančių agurkų, o savotiška mini koncertų salė, kurioje nematomo paslaptingo burtininko valia žydi bei žaliuoja gėlės ir žolynai. Kadangi oras buvo pakankamai šiltas, tai šiltnamis dieną būdavo adaras. Vis dėlto Nipės muzikavimo tie vaikigaliai turbūt negirdėdavo. Antrai būtų kaip nors atsiliepę, būgnų pabūgnyje ar kokią tarškynę patarškinę. O gal fleitos garsus sugeria agurkų lapai, kaip saulės spindulius? Juk augalai gyvi organizmai. Jie kaip ir žmonės maitinasi, kvėpuoja, miega, mato šviesą. Ką gali žinoti, galbūt ir girdi, nors jokių ausų neturi. Po kelių dienų atėjus į savo naująją muzikavimo vietą, Nipė išvydo tikrą stebuklą. Visas šiltnamis buvo pilnutėlaitis ryškiai geltonų agurkų žiedų. Jų buvo tiek daug, per žiedus beveik negalėjai matyti žalių agurkų lapų. Kaip anksti pražydo, apsidžiaugė Nipė, ir kaip gausiai. Nipė žinojo, kuo anksčiau agurkai pražysta, tuo greičiau užauga, o nuo to juk priklauso jų kaina. Ji atsisėdo į savo kėdutę ir stiklinis šiltnamis tuoj pat prisipildė svaiginamų fleitos garsų. Nipė grojo pratimą po pratimo, visus juos mokėjo atmintinai, todėl į natas beveik nežiūrėjo. O miklus mergaitės pirštai, sakytum patys savaime judėjo, tai uždengdami, tai vėl atidarydami juodas fleitos skylutes, pro kurias kartu su išpučiamu oru sklinda muzika. Po kurio laiko Nipė staiga išgirdo keistą dūzgiantį garsą ir pagalvojo, jog sugedo muzikos instrumentas. O gal ir vėl kaimynų vaikai išdaigauja? Netrukus aplink mažąją muzikantę jau viskas gaudė, dūzgė, skambėjo. Nipė liovėsi grojusi, pakėlė akis ir išgastingai krūptelėjo. Bitės! Jų buvo labai daug. Jų buvo pilnas šiltnamis. Kiekviename ryškiai geltoname žiedelėje juodavo vabzdys. Kitos skraidė ore. Nuo bičių sparnelių judesių kaip gyvi lingavo agurkų lapai. Geras, nuostabus ženklas, pagalvojo Nipė. Tėtis visuomet džiaugdavosi ant agurko žiedo išvydęs bitelę. Mat iš žiedų rinkdamos kvapnų nektarą, bitės netyčia padaro labai naudingą darbą. Nuo vieno žiedo ant kito perneša tokias dulkeles. Jeigu jos to nepadarytų, neužaugtų nei agurkai, nei avietės, nei daukas. Nipė atsistojo, tyliai išėjo iš šiltnamio ir nuskubėjo pas mamą. Kai po kelių minučių jiedvi sugrįžo, visos bitės buvo išskridusios. 8 skyrius. Tikriausiai tai buvo spiečius, pasakė mama. Arba tau paprasčiausiai pasivaideno. Kas pasivaideno? Bitės? O kasgi daugiau? Mama, aš jas mačiau, jų buvo labai daug. Vadinasi, tikrai spiečius, nors... Nipės mama staiga prikando lūpą. Tiesą sakant, bitės, kiek žinau, spiečiusi vidurvasarį. Taigi, lyg tikra bitininkė galva pritariamai linktelėjo Nipė. Vienas mano bendradarbis, toks Alfa, kaip tik bites laiko, reikės jo paklausti. Regis, čia kažkas ne taip. Kas ne taip? Na, visų pirma, kodėl taip anksti ir taip netikėtai, sakyk, per vieną naktį agurkai pražydo. Atėjo laikas ir pražydo? Taigi, kad neatėjo, bet jie žydi. Staiga Nipės mama delnų pliaukštelėjo savo per kaktą. Kokios mudvi avelės! O kas darosi kitame šiltnamyje, taip ir nepažiūrėjome. Iš tiesų, juk Nipės tėtis buvo pastatęs 2 šiltnamius. Viename kiek didesniame paprastai augdavo agurkai, o kitame pomidorai. Tačiau šįmet pomidorų mama nesodino. Nipės mama apsidairė, ar kas nemato, tarsi vaikščiotų po svetimą sodą ir tiesiausių kelių nutipeno prie kito šiltnamio. Nipė iš paskos. Tai, ką jiedvi išvydo mažajame šiltnamyje, buvo daugiau negu netikėta. Agurkų stiebai tiesa buvo tokio pat dydžio kaip didžiajame, tačiau žiedo ne vienutėlio.
Nežydėjo, negeltonavo nė vienas agurkėlis ir regis žydėti nesirengė. Stebuklas, ištarė Nipės mama. Tikras stebuklas. Stebuklų nebūna, pasakė Nipė, nors tuo nebuvo įsitikinusi. Tai kaip visą tai suprasti? Žinau, Nipė ryžosi atskleisti paslaptį. Anieji agurkai yra ankstyvieji, o šie tikriausiai vėlyvieji. Štai ir po visų stebuklų. Tačiau mama tik galvą papurtė. Visi ankstyvieji. Vėlyvųjų šiemet nė nesodinom. Na, tuomet anajame šiltnamyje žemė geresnė. Ta pati žemė, tikino mama. Ir ten ir čia. Tai gal šičia agurkam šalta? Žiūrėk, mama Džoja parodė į termometrą. Čia šilta kaip kurmio urve. O kurmis, šūktelėjo Nipė. Galbūt šiame šiltnamyje apsigyveno kurmis, kuris suėdė visus sliekus. Sliekai nebepurena žemės ir mūsų agurkai skursta. Nei kurmis, nei sliekai, pasakė mama Džoja. O galbūt, dar kartą prasižiojo Nipė, tačiau užbaigti sakinį nedrįso. Jai pasirodė, jog ši mintis visų kvailiausia. Vis dėlto Nipė nusprendė ją patikrinti. Devintas skyrius. Rytojaus dieną muzikos pamokėlių nebuvo, todėl namo parvažiavo anksti. Išsivirė 2 dešreles ir šiaip taip suvalgė. Tiesa, pusė dešrelės atidavė Defui, nes tas visą laiką tupėjo prie stalo ir seilę varvino. Pavalgiusi išėjo į kiemą. Su Defu, žinoma. Buvo šilta, kažkur visai netoli kukavo gegutė, o Defas žolėje aptiko varlę ir pradėjo su ją žaisti. Ką veikti, pagalvojo Nipė. Įtingiai supavosi supynėse, gerai žinodama, jog supynės labai greitai atsibos. Ei, išgirdo Juliaus balsą. Labas. Labas, bet aš ne ei, aš Nipė. Labas, Nipė, ką veiki? Kaip matai, ilsiuosi? O kodėl pamokų neruoši? Vėliau paruošiu. O kodėl knygos neskaitai? Jau perskaičiau. O kodėl fleita negroji? Nenoriu. Kodėl? Todėl, kad nenoriu. Kai norėsiu, tai ir grosiu. Tokia tu ir muzikantė. Kortom žaist moki? Kortom nemoku. Nori išmokysiu? Prisirišusi prie tvoros Defą ir uždariusi vartelius, Nipė pirmą kartą įžengė į 3 berniūkščių kiemą. O kur tavo broliai? Paklausė. Mokykloj. O kodėlgi tu namie? Aš sergu. Kas tau? Gerklę skauda, peršalau. Išsižiok. Julius išsižiojo. Nipė pabandė ką nors pamatyti. Tikrai gerklė paraudusi, tau žinok reikia gulėti. Atsibodo. Jiedu atsisėdo už nedidelio staliuko atviroje verandoje. Ką žaisim? Nežinau, gūžtelėjo pečiais Nipė. A, tugi nemoki. Gerai, pradėsime kortų žaidimo mokslus. Pradėsime nuo durniaus. Žinok, čia laimi tas, kuris pirmas išleidžia visas kortas. Ir Julius pradėjo aiškinti žaidimo taisyklės. Jiedu sužaidė 3 ar 4 durnius ir visus kartus Nipė pralaimėjo. Po to pakilo vėjas, pradėjo lyti. Nori parodysiu savo kambarį? Tu turi savo kambarį? O tu ne? Mano kambarys kartu yra ir mamos kambarys, arba atvirkščiai. O aš turiu atskirą, dar kartą pasigyrė Julius. Kai jiedu įžengė į Juliaus kambarį, sudundėjo griaustinis. Namo Nipė parėjo gal tik už valandos. Mama dar buvo negrįžusi. 10 skyrius. Kaip ir visiems vaikams, Nipei labai patinka, kai lauke šilta ir daug saulės. Tuomet norisi dūkti arba kur nors keliauti. Nebėda, jeigu ir nieko nesinori. Geras oras visuomet yra gerai. Na, negerai gal tik tai, kad esant geram orui dažniausiai tenka klasėje sėdėti. Po pamokų muzikos mokykloje Nipė galėjo ateiti pas mamą į darbą ir namo parvažiuoti kartu su mama. Tačiau Nipė parvažiavo savarankiškai. Namie ją kaip visada pasitiko Defas su Elfe ir išprašė po dešrelę, nors alkani tikrai nebuvo. Suvalgiusi nuo pusryčių likusi jogurtą, Nipė čiupo savo fleitą, natas ir užsidarė antrajame šiltnamyje. Grojo beveik 2 valandas. Rytojaus dieną vėlgi 2. Trečią dieną Nipė vos nesutirpo iš laimės. Mažojo šiltnamio agurkai buvo kuo plačiausiai išsikeroję bei lipte aplipę didžiuliais geltonais žiedais. Muzika! Agurkams patinka Nipės fleitos muzika. Ne tik agurkams, bet ir bitėms. Jų dūzgimą Nipė išgirdo regis 3 dieną, pamuzikavusi vos pusvalandį.
Bitės užgulė šiltnamį iš visų pusių, bet greit susirado pravertą stogo langelį, sulindo ir akimirksniu aptūpė visus agurkų žiedus. Netverdama džiaugsmų Nipė atsisėdo ant savo kėdutės ir švelniai užgrojo. Savo sparnelių dūzgimu jai pritarė tūkstančiai bitelių. Muzikuoti liovėsi tik tada, kai prie vartelių išvydo mamos automobilį. Na, kaip sekėsi, paklausė mama, kai jiedvi susėdo gerti arbatos. Gerai, atsakė Nipė. Aš vėl grojau mažajame šiltnamyje ir jos vėl atskrido. Atskrido? Bitės? Taip, kai kurios net ir ant manęs buvo nutūpusios. Va, žiūrėk, viena bitelė dar teberopinėja. Nipė tik dabar pastebėjo, kad ant savęs į kambarį atsinešė bitę. Ji neramiai vaikštinėjo ant mergaitės rankos riešo. Nešk ją į lauką, tegul skrenda į savo avilį. Nipė išnešė bitelę, o mama įjungė televizorių. Barzdotas diktorius pasakojo apie dienos nusikaltimus. Iš savo kiemo dingo 9 metų mergaitė. Nipė krūptelėjo ir prisiglaudė prie mamos. 9 metų, tokia kaip Nipė. Policija, toliau pasakojo diktorius, su šunimis energingai ieško dingusios Sandros. Manoma, kad ją pagrobė prekeiviai vaikais. Matai, kas darosi, sunerimo mama. Būk atsargi, Nipė, jeigu kas svetimas kalbintų arba kviestų į automobilį pasivažinėti, jokių būdų neik. O jeigu telefonukas klaustų, ar yra namuose tėtis ar mama, atsakyk, kad jie dabar užsiėmė ir paklaus, kam ir kada paskambinti. O kai namie būni viena, jokiam svetimam ar mažai pažįstamam žmogui jokių būdų neatidaryk durų, kad ir kuo jis prisistatytų. O jeigu tai būtų policininkas, neatidaryk. Tai gali būti policininkų persirengęs nusikaltėlis. Ir nesikvieski namus nepažįstamų vaikų. Žinau. Be to grobė tik turtingų verslininkų vaikus, o mudvi nei verslininkės, nei turtingos. Vis tiek būk visada pasiruošusi. Ar švilpuko nepametei? Va, aš jį visą laik po kaklu nešiojuosi. Gerai. Ir visuomet būk ten, kur daug žmonių. Supratai? Ko čia nesuprasti, tyliai sau sako Nipė ir prisiglaudžia prie šilto mamos šono. Vienuoliktas skyrius. Tas Julius Nipę turbūt įsimylėjo, nors jis toks pat trečiokėlis kaip ir Nipė. Tik ūgių didesnis. Vos parvažiavęs iš mokyklos jis žiūrėk jau ir trinasi prie Nipės kiemo vartelių. O kur tavo broliai? Sykį paklausė Nipė. Darbe. Darbe? Argi vaikai gali turėti darbą? Gali. O į mokyklą jie neina? Eina, išdidžiai atsakė Julius. Rytais į mokyklą, po pietų darban. O kur jie dirba? Degalinėje. Rokas vairuotojams padeda benzino įsipilti, o Kipras automobilių stiklus nuvalo. Taip, Nipė ir pati nekartą matė degalinėse berniūkščius bėgiojant. Tėtis sakydavo, jeigu būtų mano valia, uždrausčiau vaikams tose degalinėse makaluotis. Vaikai privalo mokytis. Mama jam prieštaraudavo, jau geriau tegul degalinėje ar kur kelis centus užsidirba nei vagiliauja. O kurie vaikai nesimoko, tai ir nesimokys, ar jie namie sėdėtų, ar gatvėje išlaistytųsi. Be abejo, gera tiems vaikams, kurie turi turtingus tėvus. Jiems nereikia apie pinigus galvoti. O jeigu neturtingus, o jeigu visai neturi, arba turi tik vieną mamą, kaip Nipė. Ne, Nipė turi ir tėtį. Kas, kad jis miręs, kad palaidotas ir negali pinigų uždirbti? Nipė jis gyvas, visada bus gyvas. Ir kiek tie tavo broliai uždirba? Paklausė Nipė, kai jiedu įsitaisė Juliaus namų verandoje. Įvairiai, kartais po 10, o kitais kartais ir po 50 litų. Oho, tai jie tikri turtuoliai? Taip, Rokas jau gal 500 litų turi, jis taupo, kompiuterį pirks. O Kipras, smalsavo Nipė. Kipras turi dar daugiau, jis irgi kompiuterį pirks. Kam jam kompiuteris, Kipras pirks degalinę? Vaikams degalinių neparduoda, pasakė Nipė. Aš taip manau. Teisingai manai, jis taupys iki 18 ar 20 metų, o tada pirks. O tu, paklausė Nipė, kodėlgi tu nedirbi? Aš namus saugau, tai irgi darbas, nepaliksi tuščių namų dar apvoks. Tai tu esi vargšas brolis. Kodėl? Todėl, kad sėdi namie ir nieko neužsidirbi. Užsidirbu, už namų saugojimą tėtis kiekvieną dieną man duoda 3 litus, mama 2, o broliai po litą. Argi mažai? Tikrai nemažai, greit suskaičiavusi pasakė Nipė. Per dieną tu uždirbi net 7 litus, per mėnesį išeina 210. Julius kyštelėjo kišenėn ranką. Nipė pamanė, jog jis ištrauks pinigą, bet ištraukė kortas. Sužaisim? Nipė papurtė galvą. Gerai, tada žaisim ligoninę. Aš būsiu daktaras, o tu ligonė. Ligonė būti nenoriu, tarė Nipė. O daktarė?
Nemoki? Pasakė Julius. Einam į mamos kambarį. Aš tau pamatuosiu kraujo spaudimą. Tavo mama daktarė? Paklausė Nipė, kai jiedu atsidūrė vaistais kvepiančiame kambaryje. Taip, ji dirba greitosios pagalbos ligoninėje. Julius susirado aparatą kraujo spaudimui matuoti, termometrą, tokias lyg ir ausines, su kuriomis daktarai klausosi, kaip plaka širdis, apsirengė baltą chalatą. Ką tu darysi? Kiek nusigandusi paklausė Nipė. Tave gydysiu, bene nežinai, ką daktarai daro. Ir Julius paliepė Nipei atraitoti dešinėje rankovę. Kraujo spaudimą jis išmatavo tik iš 3 karto. Na kaip? Pasiteiravo Nipė. Normaliai, atsakė daktaras Julius. O dabar nusirenk iki pusės. Kam? Noriu paklausyti tavo širdies. Dvyliktas skyrius. Esu labai patenkinta, pasakė iš daržo parėjusi mama. Agurkai auga kaip ant mielių, be to jų labai daug, nepraeis nė savaitę ir teks važiuoti į turgų. Jeigu jiems kiekvieną dieną negročiau, neaugtų, atsiliepė Nipė. Taip, žinoma, nusišypsojo mama. Tu, Nipė, tikra burtininkė. O gal mūsų agurkai ausis turi? Kad ir kaip ten būtų, manau, labai greitai pirksim tau pianiną. O kurį pastatysim? Čia, prie lango. Sofą lovą išnešim į viršų, o į jos vietą pastatysim pianiną. Kaip tau mokyklai sekės? Gerai, anglų kalbos mokytoja vėl mane pagyrė. Šaunuolė. O aš tą progą pirtį iškūrenau, maudysimės. Tiesą sakant, maudėsi tik Nipė. Toje tėvelio sumeistruotoje medinėje rečkoje. O mama vanojosi. Ji labai mėgsta vanotis. Užpila ant įkaitusių krosnės akmenų vandens, akmenys piktai sušnypšė ir pirtyje pasidaro taip karšta, kad nors po suolų lysk. Nipė kartais taip ir daro. Bet mama sako, jog per ilgą ir Nipė pamėgs vanotis. Mama sako, jog tai labai sveika. Bet Nipei ir čia rečkoj labai gera. Čia ji turškėsi lyg ančiukas, žaidžia su vandeniu. O ką tik išsipėrusi mama sėdi ant suolo. Jos baltas kūnas garuoja. Ant vienos mamos krūties prie pats pienelio prilipęs nedidelis vantos lapas. Nipės mamos krūtys didelės ir gražios. O yra tokių moterų, Nipė Palangoj moterų pliaže matė, kurių krūtys tokios visai mažos ir susiplojusios. Gal tos moterys kokia nors liga serga? Ne, tikriausiai jos niekada neturėjo vaikų, arba nemaitino jų krūtimi. Įdomu, kokios bus Nipės krūtys? Gal tokios kaip mamos? O kaip tose krūtyse atsiranda pienas? Bet visų pirma, žinoma, turi atsirasti krūtys. Nipė paliečia savo krūtinę, bet užčiuopia tik mažyčius penelius. Nipė prisimena, jog anadien juos Julius lietė ir net maigė, kai jiedu ligoninę žaidė. Nipei šiek tiek skaudėjo, bet ji nieko nesakė. Nieko tokio, kitą kartą ligonis bus Julius, o Nipė vaidins daktarę. Tuomet viskas bus kitaip. Jį paprašys jį ne tik iki pusės nusirengti, bet dar ir kelnes numaus. Ha! Reikia dar kartelį pasivanoti, pasakė mama ir vėl ant akmenų šliūkštelėjo vandens. Pirtis prisipildė karštų garų. Mama vantą pavėdavo orą ir dar syk užpylė vandens. Po to atsisėdo ant aukščiausio suolo ir įniko vanotis. Iš pradžių pliekė savo per pečius, nugarą, šonus. Paskui iškėlė koją ir pradėjo tvoti per šlaunį. O Nipė netyčia pamatė mamos Zuzę. Ji buvo apaugusi juodais plaukeliais. Na ką, tu Nipė ten veiki, vis dar plakdamas į vantą iš aukštai paklausė mama. Nieko, mirkstu. Gerai, aš tuoj baigsiu ir tave kaip reikiant išmuiluosiu. Tokia urtė iš 4 A sako, kad Zuzėje yra net 3 angelės. Pro vieną sysalai išbėga, pro kitą vyro sėklytės patenka, kad vaikutis atsirastų, o per 3 vaikutis gimsta. Visa tai, žinoma, nesąmonė. O gal ir sąmonė? Juk urtė skaito Panelę, tokį žurnalą, kuriame vien apie Zuzę rašoma. Na, aš jau, šūktelėjo mama. Kur muilas? Kur plaušinė? Nipė atsistojo ir užsimerkė, kad muilas į akis nepatektų. Trindama Nipės pilvą, mama prisilietė prie Nipės. Mamos kūnas buvo karštas, tik krūtų speneliai šalti. Tryliktas skyrius. Vaje, Gretė Nipės suolo draugė įsimylėjo. Kažkokį Laimoną iš tos pačios 4 A, kur mokosi urtė, toji Panelė skaitytoja. Tai kas tau darosi? Sykį tyliai paklausė Nipė per pamoką suskaičiavusi lygiai 49 giliausius atodusius, išsiveržusius iš Gretės krūtinės gelmių. Man trūksta oro, atsakė Gretė.
Tai gal tau reikėtų nešiotis nedidelį balioną deguonies? Eik tu, suinkštė Gretė. Tuomet aš paprašysiu, kad mokytoja atidarytų langą. Nereikia. O jeigu uždusi? Neuždusiu. Kad Gretė įsimylėjusi, Nipė sužinojo iš Margaritos, kitos savo klasiokės, kuri nelyg kokia šarka visada viską žino. O buvo taip. Jų klasė mokyklos parke medelius sodino. Regis tai buvo klevai, nedideli 7 kleveliai. Vieną iš jų pasodino būtent Laimonas, kartu su Grete, kuri medelį laikė, o Laimonas gražiai jį apkasė. Ne visa žinoma, o tik medelio šaknis. Paskui mokytoja Ramunė pasodintus medelius užregistravo tokiame sąsiuvinyje ir kiekvieno sodintojo paklausė, kam jis norėtų paskirti pasodintąjį medelį. Donatas savąjį medelį paskyrė Šarūnui Marčiulioniui, Karolis Arvydui Saboniui, Fabijonas prezidentui Algirdui Brazauskui, Rytis Vilniaus merui Rolandui Paksui, Žilvinas dainininkui Lukui. Kai atėjo eilė pasakyti, kam savo medelį augins Laimonas, nieko gudresnio nesugalvojęs, jis tarė: Gretei. Kokiai Gretei? Gretei Garmutei. Vaikai ėmė kikenti, o mokytoja Ramunė paklausė: kodėl būtent Gretei? Todėl, kad Laimonas ją įsimylėjęs, suskubo paaiškinti Donatas. Ar tikrai? Dar kartą paklausė mokytoja. Tikrai, vėl prakalbo Donatas. Jiedu, kai baigs mokyklą, susituoks ir susilauks 7 vaikų. Laimonas stovėjo visas išraudęs kaip pomidoras ir tylėjo. Tuo medelių sodinimo šventė ir pasibaigė. Bet pasirodo, kad ne. Jau kelinta savaitė Gretė dūsauja ir net pietų mokyklos valgykloje nevalgo. Ir viskas per tą medelį, kuris augs 50 ar, pasak mokytojos, dar daugiau metų ir nežinia ar užaugs. Taigi, Laimonas žinoma pajuokavo, berniukai juk visuomet juokauja, o Gretė pagalvojo, kad jis rimtai. O gal, pagalvojo Nipė, gal Gretei kažkas darosi, gal jai papukai auga. Julius sakė, kad visoms mergaitėms tai būna, kai jos įsimyli. Nipė pažvelgė į susimašiusią savo suolo draugę, tačiau po jos megztuku nieko įtartino neįžvelgė. Keturioliktas skyrius. Dabar Nipė fleitavo kiekvieną dieną, valandą didžiajame šiltnamyje ir antrą tiek mažajame. Agurkai žydėjo ir mezgė vaisius, kai kurie jau buvo vos ne piršto didumo. O mama Džoja rūpinosi, kad agurkams užtektų šilumos ir drėgmės, taip pat, kad kenkėjai ir ligos neužpultų. Bičių šiltnamyje tąsyk buvo ko gero daugiau nei agurkų žiedų, todėl išgrojusi viską, ką mokėjo ir ko nemokėjo, Nipė pagaliau užvertė natų sąsiuvinį. Mama tuo metu raišėjo sparčiai į viršų besistiebiančias agurkų virkščias. Mama, staiga paklausė Nipė. Ko? Ar galiu užduoti tau šmaikštų klausimą? Gali, kodėlgi ne? Kada tu pirmą kartą įsimylėjai? Oi, nepamenu, tikriausiai 2 klasėje. Ar tai buvo tėtis? O ne, tai buvo mano mokytojas. Mokytojas? Taigi, per pamokas aš į jį žiūrėdavau, kaip į kokį dievaitį. Jis buvo gražus? O taip, ir gražus ir nepaprastai protingas. Kitokių mokytojų juk nebūna. Aš slapta vis galvodavau, jeigu kada nors ištekėsiu, mano vyras bus toks kaip mokytojas Rimkus, garbanotais plaukais, aukštas ir be abejo su ūsais. Bet taip neatsitiko. Tai buvo viso labo tik vaikiškos svajonės. O kada tu įsimylėjai iš tikrųjų, mam? Kada įsimylėjai berniuką? 6 klasėje. Tik ne aš įsimylėjau, o mane įsimylėjo. Bet kodėl tu klausinėjai, Nipė? Ar tik nebūsi pati įsimylėjusi ką? Mama Džoja staiga atsistojo. Aš tai ne, išlemeno Nipė. Mano suolo draugė. Gretė? Nu, oi, ir kas dabar bus? Nežinau, gūžtelėjo pečiais Nipė, bet man rodos ji labai kankinasi. Nieko praeis, šyptelėjo mama Džoja. Dažnai pavasarį tai būna. O tau praėjo? Man. Taigi sakiau, kad ne aš buvau įsimylėjusi, o mane. O tas tavo kavalierius irgi kankinosi? Ar kankinosi, nežinau, bet eilėraščius rašė, pasakė Nipės mama ir taip meiliai pažvelgė geltonus agurkų žiedus, tarsi jie būtų visai ne agurkų žiedai, o būsimojo jaunikio būsimai nuotakai padovanotos gėlės. O apie ką jis rašė tose savo eilėraščiuose? Nipė buvo pasiryžusi išklausti viską iki galo. Dabar jau nepamenu, tikriausiai apie pavasarį. O tu rašydavai? Tai jau ne. Kodėl? Todėl, kad nemokėjau, bet tas berniūkštis man nelabai ir patiko. O kaip tu susipažinai su tėčiu? Nipė, aš jau pavargau nuo tavo klausimų. Gal apie tai kitą kartą pakalbėsim.
Jau vėlu, matai, ir bitės įskrido. Eikim namo. Tiek čia to ėjimo, 5 žingsniai ir namie. Prieš užtrenkdama prieš save duris, Nipė akies krašteliu pažvelgė į kaimynų kiemą anapus tvoros. Ne, Juliaus ten nebuvo matyti. Penkioliktas skyrius. Tu padarei didelę pažangą, pasakė muzikos mokytoja, kai Nipė pagrojo tai, kas buvo užduota namų darbų. Tavo muzikinė klausa darosi vis geresnė ir geresnė. Aš stengiuosi, ponia mokytoja. Šaunuolė, reikia stengtis, antraip nieko nepasieksi gyvenime ir būsi amžina nevykėlė. Ponia mokytoja, kaip jūs manot, ar aš kada nors būsiu gera muzikantė? Nuo tavęs, vaikeli, priklauso. Jeigu labai norėsi, tai ir būsi. Norėti, žinok, yra pusė darbo. Beje, man regis, mokytoja šiek tiek sumišo, man regis, kad po tėvelio mirties į muzikos pamokas tu žiūri kur kas rimčiau. Taip, aš jam esu pažadėjusi baigti muzikos mokyklą, tėtis to labai norėjo. Tu esi gera mergaitė, Nipė. Ar daug namie groji? Kiekvieną dieną po 2 valandas. 1 valandą viename šiltnamyje, kitą kitame. Dabar aš tik agurkams groju. Kas tie agurkai? Sukluso ponia mokytoja. Paprasčiausi šiltnamio agurkai. Kai juos užauginę parduosim, pirksim pianiną. Tai pianino tau reikia būtiniausiai. O kodėl tu tiems agurkams groji? Tai kad jiems labai patinka. Agurkams? Taip. Iš pradžių grojau vien tik agurkų žiedams, po to bitėms, kurių nežinia iš kur priskrisdavo pilnas šiltnamis. Dabar groju tik agurkams. Jeigu negročiau, jie liautųsi augę. Ponia mokytoja staiga atsisėdo šalia Nipės ir apkabino ją. Ar tu dažnai prisimeni savo tėvelį, Nipė? Taip, aš kiekvieną vakarą pasimeldžiu už jį. Tu vis dar liūdi? Taip, kartais. Nereikia ilgai liūdėti. Tuo nieko nepakeisi. Gyvenimas mums duotas tam, kad patirtume kuo daugiau džiaugsmo, neliūdesio. O tavo tėtis, jis buvo doras žmogus ir dabar tikriausiai danguje. Aš žinau, ką jis ten daro, ponia mokytoja. Nagi, agurkus augina, nors jis viso labo tik paprasčiausias elektrikas, bet agurkus auginti moka. Nuo šioliai aš fleituosiu ne tik mūsiškiams, bet ir tėvelio, ten danguje augantiems agurkams. Mokytojos ranka švelniai palietė Nipės galvą. Žinai, 6 metų aš jau grojau smuiku. Labai mėgau šį instrumentą. Galėdavau valandų valandą smuikuoti. Ir man taip pat kažkodėl atrodydavo, jog mano muzikos klausosi medžiai, gėlės, visi aplink mane esantys daiktai. O gal jie ir iš tiesų viską girdi? Na, bet mudvi per ilgai plepame, tau laikas namo. Taip, ponia mokytoja, manęs agurkai laukia. Ir Nipė skubiai susidėjo savo daiktus. Sudie, ponia mokytoja, sudie, Nipė. Mergaitė išėjo, o suglumusi mokytoja dar ilgai galvojo, apie ką jiedvi kalbėjosi. Šešioliktas skyrius. Namo Nipė važiavo autobusu, nors galėjo užeiti pas mamą į darbą ir parvažiuoti su ja. Kelionė autobusu užtrunka ilgiau, bet kur kas įdomesnė. Visokių žmonių čia gali pamatyti. Daugiausia, žinoma, pensininkų. Jie irgi į sodus važinėja. Su krepšiais, įvairiais darbo įrankiais. Važiuodami dažniausiai kalbasi apie orus, blogą valdžią, pinigus. Apie kągi, tiesą sakant, suaugę žmonės gali daugiau kalbėti. Antakalnio troleibusų žiede Nipė įlipo į savo autobusą ir kaip visada atsisėdo salono priekyje į vaikams skirtą vietą. Iš pradžių autobusas buvo pustuštis, bet pamažu keleivių prisirinko tiek daug, kad neliko nė vienos sėdimos vietos. Šalia Nipės netikėtai atsisėdo toks vyras garbanotais tarsi kirpykloje susuktais plaukais, juodais prašmatniais ūsais ir akinamai baltais dantimis, kurie tiesiog spindėjo tarp jo raudonų, sakytum, dažytų lūpų. Pažvelgusi į savo bendrakeleivį, Nipė kažkodėl prisiminė mamos pasakojimą apie mokytoją, kurį ji buvo įsimylėjusi 2 klasėje. Tačiau ne tai buvo svarbiausia. Tas vyras ant savo kelių turėjo pasidėjęs narvelį, o tame narvelyje ant tokio skersinuko tupėjo papūgėlė. Padinka? Paklausė papūgėlės šeimininkas išvydęs smalsų Nipės žvilgsnį. Nipė nebyliai linktelėjo galvą. Jos vardas Čika, tarė ūsuotasis Garbanius. Ar ji moka kalbėti? Paklausė Nipė. Taip, Čika tikra pleputė. Na, pasakyk, nors Čika. Pasakyk, labas rytas. Labas rytas. Kuo aiškiausiai išartikuliavo papūgėlė ir atsitūpusi priešais nedidelį veidrodėlį, kuris buvo įtaisytas narvelio kampe, pridūrė, aš graži. Paniurėliams keleiviams ši atrakcija be abejo labai patiko
ypač tiems, kurie buvo susispietę salono priekyje. Ir kiek šitą papūgą kainuoja? Paklausė šalia narvelio stovėjęs vyras. Daug, tik aš jos neparduodu, atsakė papūgėlės šeimininkas. Kur jau parduosit tokią protuolę? Staiga Čika, kabindamasi kojomis ir snapu, narvelio sienomis priėjo kaip galima arčiau ir paklausė. Koks tavo vardas? Koks tavo vardas? Nipė žado neteko. Atsakyk jai, nusišypsojo ūsuotasis Garbanius. Mano vardas Nipė, atsakė mergaitė. Mano vardas Nipė, pakartojo papūgėlė. Tokia linksma, gali sakyti, nepakartojama kelionė, žinoma, ilgai užtrukti negalėjo. Nipė nė nepastebėjo, kai privažiavo stotelę, kurioje jai reikia išlipti. Kad kiek būtų ir pramiegojusi. Oi, atsiprašau, šičia aš išlipu. Nipė pašoko iš savo vietos ir puolė prie durų. Išlipusi kaip visada paėjo keliasdešimt žingsnių atgal ir vingiuotų miško keliu pasuko į namus. Oras buvo lengvas ir gražus, todėl Nipė ėjo neskubėdama, o jos akyse tebešmėkščiojo linksmoji čiauškuolė papūgėlė Čika. Staiga už savo nugaros Nipė išgirdo žingsnius ir krūptelėjusi atsigręžė. Vienoje rankoje laikydamas narvelį su papūgėle, o kitoje margą maišelį, ją vijosi ūsuotasis Garbanius. Kai Nipė sustojo, jis buvo vos per kelis žingsnius. Oi, maniau, kad nebepavysiu. Jis padėjo ant žemės narvelį ir ranka nusibraukė prakaitą. Kas atsitiko? Nusigando Nipė. Tu palikai krepšelį, Nipė. Iš tikrųjų, vyro rankoje ji išvydo savo maišelį, kuriame visada nešiojasi natų sąsiuvinį, muzikos vadovėlį ir fleitą. Šiandien jame dar buvo ir sportiniai bateliai. Ar šitas krepšelis tavo, Nipė? Maloniai paklausė vyriškis. Mano. Tai va, tu jau autobuse ant sėdynės buvai palikusi. Jis ištiesė maišelį. Ačiū. Prašom, kitą kartą būk atidesnė. Ate. Jis pamojo Nipei ranka, nusišypsojo parodydamas savo baltus dantis ir pakėlė nuo žemės narvelį su papūgėle. Kur jūsų sodas? Atlėgusi paklausė Nipė. Netoli, už kelių kilometrų. Viso gero. Viso gero, pakartojo papūgėlė Čika. Labai jums ačiū, šūktelėjo Nipė nutolstančiam vyriškiui ir dar kartą prisiminė mamos mokytoją antroje klasėje. Septynioliktas skyrius. Mama Džoja netikėtai susidraugavo su ponia Regina. Ji išsiskyrusi, o gyvena Vilniaus centre. Į sodą atvažiuoja savaitgaliais, kaip jis sako, dūšios atgauti. Ponios Reginos namelis visai nedidelis. Jame tik vienas kambarėlis. Ponia Regina turi dukterį vardu Augustę. Ji penktokė. Taigi Augustei bus gal 12 ar 13 metų. Bet nepasakytum, atrodo kaip 16, ištįsusi lyg stagarėlis. Toji Augustė gerokai keista merga. Ji mėsos nevalgo ir žuvies, ir pieno. Galima sakyti, kad ji visai nieko nevalgo. O jos mama apie tai ničnieko nežino. Augustė geria tokias tabletes, kurios apetitą mažina. Tačiau visą laiką nieko nevalgyti juk negalima. Kartais prie pietų stalo tenka ir kokį kotletą sužiaumoti. Tuomet po kurio laiko Augustė išeina laukan, kur nors pasislėpusi įkiša burnon 2 pirštus ir apsivemia. Kas tau? Paklausė Nipė, kai pamatė ją vemiant avietinę. Nieko, rūgštynę valgiau, o ant jos buvo kirmelė. Tu nurijai kirmelę? Nu, vėl. Iš tikrųjų, jokios kirmelės nurijusi ji nebuvo. Iš tikrųjų, Augustė pasauliniam manekenių konkursui ruošiasi. Jis įvyks po 3 metų, kažkokioje Fidžio saloje. O manekenė turi būti liesa kaip gysla. Tokie reikalavimai. Todėl Augustė ir nevalgo. Nipei visą tai Julius papasakojo, o papasakojęs ranka numojo. Į jokį manekenių konkursą ji nepateks, tegu net nesvajoja. Kodėl? Paklausė Nipė. Todėl, kad ji pilvo neturi. Kaipgi neturi? Turi. Tai ką ji turi visai ne pilvas. O kas? Nežinau, manekenės pilvas turi būti atsikišęs, kaip šieno kupeta. Kas tau sakė? Pasibaisėjusi Juliaus šneka paklausė Nipė. Tėtis, bet iš tikrųjų pilvas ne bėda. Jeigu jo nėra, galima pagalvėlę pasikišti. Kur kas svarbiau kojos, jos turi būti labai ilgos, kaip ienos. O Augustės kojos labai gražios, tarė Nipė. Augustės kojos labai kreivos, šiepė Julius. Ir šiaip jinaigi baidyklė. O aš? Staiga paklausė Nipė ir sustingo manekenės poza. Tu? Tu gal ir ne baidyklė? O mano kojos? Kojos
Man rodos, jas reikia plauti. Bus laikas ir nusiplausiu, pasakė Nipė prieš tai Juliui parodžiusi liežuvį. Šiandien mes maudysimės va, pirty. Jūsų pirtis su baseinu? Paklausė Julius. Su, pamelavo Nipė. O jūsų? Mūsų su 2 baseinais, dar labiau pamelavo Julius. O mes 2 šiltnamius turim, rėžė Nipė. Ir mes, nenorėjo pasiduoti Julius. O mūsų tokio didumo agurkai. Taip jau ir patikėsiu. Gali netikėti, o man tai kas? Kaip visada Julius tąsyk vėl norėjo žaisti kortomis, bet Nipė atsisakė. Mat jau buvo laikas fleituoti. Iš pradžių didžiajame šiltnamyje, po to mažajame. O vakare vėl buvo maudynės, kuriuose dalyvavo ir naujoji mamos draugė ponia Regina. Kai jiedvi įžengė į karštutėlaitę pirtį, Nipė jau turškėsi savo rečkoje. O, tavo mergaitė jau maudosi, nustebo ponia Regina. O kodėl neatsivedei savosios? Paklausė mama Džoje. Tai, kad mano Augustė į pirtį ne iš tolo. Ponia Regina buvo tokia padešrelė kaip ir jos Augustė, o krūtys subliūškusios lyg susprogę balionai. Ant vienos Nipė pastebėjo pailgą randą. Lipam aukščiau, tarė mama Džoje. Pasišildysim. Jiedvi įsitaisė ant aukščiausio suolo ir, žinoma, pradėjo plepėti, nors mama Džoje ir nemėgsta bereikalo burną aušinti. Nežiūrėk į mane, tarė ponia Regina. Aš visa supjaustyta kaip bandelė. Kas tau? Mama Džoje suvaidino, kad tik dabar viską pamatė. Eik, tu siaubo filmas, krūtį mane 2 kartus operavo. Auglys. Ačiū Dievui gerybinis. Apie savo bėdas ponia Regina kalbėjo atvirai ir be jokio maivimosi. O iš pradžių, kai pasakė, kad auglys siaubas, kai buvau nusigandusi. Tfu, ponia Regina 3 kartus pabeldė į medinį suolą. Ačiū Dievui, dabar viskas gerai. O pilvas? Paklausė mama Džoje, nes ponios Reginos pilvas irgi buvo gerokai supjaustytas. Oi, mano nelaimingas pilvas yra daugiausia prisikentėjęs. Visų pirma Cezaris, ašgi savo Augustės neišgimdžiau, o paskui problemos su tūbomis. 3 ar 4 kartus pjaustė. Dabar jau esu nevaisinga. Mama Džoje šliūkštelėjo ant akmenų vandens. Neduok Dieve tokios nelaimės. Taigi, kažkur jauna būdama matyt persišaldžiau ir to užteko, uždegimas. Komplikacijos, o paskui operacijos. O mano Jonas taip sūnaus norėjo, galų galiai išėjo. Kas? Mano Jonas. Kur išėjo? Tikriausiai pas kitą. Žinai, Džoja, aš jo labai ir nesmerkiu. Kuriam gi vyrui būtų įdomu prie tokio kūno prisiglausti? Mama Džoje pridėjo prie lūpų pirštą. Suprask, šalia vaikas jam tokių dalykų girdėti negalima. O paskui jiedvi pradėjo vanotis. Aštuonioliktas skyrius. Mokykloje vėl buvo nuotykis, netgi 2. Nipės suolo draugė Gretė Garmutė atėjo išsilakavusi nagus, be to ji buvo pasidariusi makiažą. Pažvelgusi į Gretės veidą, mokytoja Ramunė paklausė, ar tik ne į grožio konkursą susiruošė Gretė. Ne, Laimonas jai pasimatymą paskyrė, nei kviestas, nei prašytas atsiliepė aštreliežuvis Donatas. Laimonas sėdėjo į knygą nosį įbedęs ir tylėjo. Jeigu pasimatymas, tai labai atsiprašau, pašmaikštavo mokytoja Ramunė ir atsivertė savo sąsiuvinį. Kažin, staiga susimąstė Nipė, mokytoja Ramunė turi berną ar neturi? O galbūt jį ištekėjusi ir turi vyrą? Ne, tikriausiai neištekėjusi, nes be žiedo. Vadinasi, turi berną. Galbūt net ne 1, galbūt 3. Su vienu eina į operos ir baleto teatrą Čigonų barono pasižiūrėti, su kitu į Karolinos klubą pasilinksminti, o su 3 į svečius ar į Palangą važiuoja. Augustė sakė, jog turėti 1 berną dabar nemadinga. 1 berno tik kaimietukės įsikibusios, o mokytoja Ramunė nepasakysi, nuo mados neatsilieka. Mokytojos Ramunės krepšyje Nipė Cosmopolitan matė. Vadinasi, jeigu mokytoja krepšyje nešiojasi Cosmopolitan, tai kartais jį, ko gero, ir paskaito. O kas šitą žurnalą skaito, tas visuomet mados viršūnėje, Augustė sakė. Grete, staiga pasigirdo ne visai malonus mokytojos balsas, ateik prie lentos. Gretė išėjo iš suolo ir atsistojo priešais klasę. Dabar jau visi galėjo pamatyti lakuotus Gretės nagus ir ištepliotą veidą. Be abejo ir raudonus bridžus, kuriuos tėtis jai per gimtadienį padovanojo. Nipė irgi tokių bridžų norėtų, bet kol neužaugę agurkai ir nenupirktas pianinas, gali tik pasvajoti. Po kokios minutės arba pusantros Gretė paklausė. Ką man daryti? Stovėk, tarė mokytoja. Tegul į tave visa klasė akis pablizgina, šiandiengi tu labai graži.
Tikra teisybė, Gretė graži mergaitė, net labai. Kada nors ji be abejo pateks į grožio konkursą ir taps pirmąją mis. O mokytoja Ramunė grožio karalienė nebus, niekada. Metai nebe tie, be to ji stora ir jos balsas klaikus, su tokiu balsu tik numirėlius žadinti. O Gretės balsas. Kažin ar mokytoja Ramunė girdėjo Gretę dainuojant? Tikriausiai ne, juk per muzikos pamokas Gretė, gali sakyti, nedainuoja, o tik lūpas krūtina. Na tai kaip jums, vaikai, šiandien patinka mūsų Gretė? Staiga paklausė mokytoja. Patinka. 10 balų. Cool. Te gyvuoja Gretė, pasigirdo linksmi vaikų balsai. Mokytoja Ramunė pakilo nuo savo kėdės ir atsistojo prie lango. Na, tai ką mums pasakys gražioji Gretė? Paklausė. Gretė tylėjo. Su tavim, Gretė, kalbu. Jūs man liepėte stovėti, atsikirto nipės suolo draugė. Jau pastovėjai, dabar galėtum ką nors ir pasakyti. Ką? Na, kad ir eilėraštį. Kokį eilėraštį? Apie pavasarį. Ta eilėraštį visi mokėsi dar aną savaitę. Ir visi išmoko, ir Gretė išmoko, nuo pirmos iki paskutinės eilutės. Eilėraščius Gretė visuomet išmoksta. Gretė, sakyk, o vėjau, vėjau, kaip smagu, koks tu pavasarį puikus, pradėjo sufleruoti nipė, manydama, jog Gretė pamiršo pradžią. Tačiau Gretė stovėjo kaip įkalta ir nė murmur. Nemoki? Paklausė mokytoja. Aš šitą eilėraštį jau sakiau ir gavau 10. O dar vieno 10 nenori? Nenoriu. Blogai, Gretė, tarė mokytoja. Buvai gera mergaitė ir staiga pagėdai. Kasgi tau atsitiko, ką? Netiesa, pagalvojo nipė. Gretė buvo gera mergaitė ir tebėra gera. Negalima gi imti ir per akimirksnį pagesti. Net rauginti agurkai ir tie taip greit nepagenda. O Gretė juk ne agurkas, Gretė žmogus. Pagaliau mokytoja Ramunė liepė sėstis, o į Gretės pasiekimų knygelį rašė tokius žodžius. Gretė atėjo į mokyklą, nusilakavusi nagus ir išsidažiusi. Nemokėjo eilėraščio, buvo šiurkšti. Per pertrauką, kad bent kiek pralinksmintų nosį nukabinusią Gretę, nipė tarė. Nori, aš tave išmokysiu fleita groti. XIX skyrius. Antrasis nuotykis visai neįdomus. Vaikučiai, pasakė mokytoja Ramunė, kitą savaitę pas mus į mokyklą atvyksta rašytojas. Mokytoja be abejo pasakė to rašytojo pavardę, tik nipė jos neįsiminė. Ir dar mokytoja liepė knygyne nusipirkti naują to rašytojo knygą ir žinoma perskaityti. O kad rašytoją pasitiktume ne vien tik plojimais, toliau kalbėjo mokytoja, suvaidinsime iš jo knygos keletą vaizdelių. Kas nori dalyvauti vaidinime? Tuoj pakilo tikras rankų miškas, vaidinti norėjo beveik visi. Tačiau tiekos artistų būsimajam vaidinimui dėja nereikėjo. Mokytoja atrinko tik 5 – Nipę, Gretę, Justę ir 2 berniukus – Dainių ir Karolį. Tas vaidinimas buvo labai paprastas. Nipei reikėjo vaidinti mezgančią senelę, Gretei mamą, Dainiui tėtį, o Karoliui ir Justei tikriausiai jų vaikus. Svarbiausia, kad šito spektakliuko pabaigoje jiedu turėjo susikipti už rankų ir pereiti per sceną. Šičia viskas ir prasidėjo. Tiksliau sakant, pasibaigė. Mat, Justė niekaip nepadavė Karoliui rankos. Nebijok, mano ranka švari, tarė Karolis, ką tik nusiploviau. Justė, ne ir viskas. Tai ko pasisiūlei vaidinti, jeigu bijai ranką ištiesti? Paklausė mokytoja. Nagi, paduok Karoliui ranką ir abu neskubėdami eikit per sceną. Justė stovi kaip suakmenėjusi. Ar girdi, ką tau sakau, Justė? Mokytoja net koja treptelėjo. O Justė, ir pravirko. Tai gal tau Karolis nepatinka, gal tu ant jo pyksti? Pradėjo klausinėti mokytoja. Justė krato galvą ir toliau žliumbė. Taip, su tuo rankos padavimu nieko ir neišėjo. Kitą dieną Justės vaidmenį repetavo tokia Margarita. O tos ašaros štai dėl ko. Justė neseniai nuskriaudė. Kažkokie berniukai. Kai pasakytų suaugusieji, Justė patyrė moralinę traumą. Todėl į berniukus dabar jį nė akies krašteliu žiūrėti nenori. Na, o ranką ištiesti tuo labiau. Nesvarbu kam, Karoliui, Dainiui ar Laimonui. Gydytoja sakė, jog pamažu viskas praeis. O kol kas Justė, kai tik prie jos berniukas prisiartina, net sutreba visa. Vis dėlto tie bernai bjaurūs padarai. Vieną sekmadienio popietę Justė su keliomis kiemo draugėmis žaidė netoli namų, prie tokio nebaigto statyti mūro. Kai draugės po kurio laiko išėjo namo, Justė išgirdo šunelį lojant.
Jo balsas aidėjo iš to nebaigto statyti namo, todėl Justė šoko į tuos griuvėsius ir netrukus aptiko tokioje iš betono blokų padarytoje duobėje mažą baltą šuniuką. Jis niekaip negalėjo išlipti. Palauk, tu aš tave iškelsiu, pasakė Justė ir nusileido į tą duobę. Ciuciukas vos nenumirė iš džiaugsmo, puolė laižyti Justė į rankas, veidą. Justė pakėlė jį nuo žemės ir šiaip netaip užkėlė ant duobės krašto. Šunelis cyptelėjo ir nubėgo namo. O Justė duobėje pasiliko. Ir iškart susivokė, jog vienui viena, kaip ir tas šunelis iš duobės neišsikepurnės. Veltui bandžiusi išlipti, pradėjo šauktis pagalbos. Gal visą valandą Justė rėkavo, kol užkimo. Pagaliau pasirodė 3 berniūkščiai, iš veidų tikri mofukai. Ką čia veiki? Paklausė vienas. Padėkit, aš negaliu išlipti, vos beištarė Justė. Kas ten? Paklausė antrasis, tarsi būtų aklas ir nematytų, jog duobėje Justė. Merga, sako, kad negali išlipti. Padėkit, Justė tiesė rankas. Tačiau vaikėzai spoksojo savo bukais veidais ir nesijudino. Gerai, sakykime, padėsim, o mums kas už tai? Vėl išsiviepė vyresnysis. Jeigu norit, mano tėtis sumokės, tarė Justė ir staiga pravirko. Hebra, sušuko kažkuris, man regisi su papais. Jei būsi gera, tai ir pinigų nereikės. Ir įžuli trijulė sušoko į duobę. Justė visa drebėjo duobės kamputyje. Vyrai, visų pirma, gal pažiūrim, ar jį su papais? Pažiūrim, merga ne televizorius, maunam kelnes ir baigtas kriukis. O gal jį pati nusimaus, vėl išsiviepė mafukų vadas. Kai jie pabandė prisiliesti, Justė pradėjo šaukti ir draskytis. Tu ragana, blin, nagus nusikarpyk. Jis trenkė Justė į galvą. Palauk, tuoj mes tave sutvarkysim. Justei aptemo akys, jį pajuto, kad nuo jos plėšė drabužius. Ačiū Dievui, tą akimirką į duobę iššoko Justės tėtis. Tai toks tas antrasis, o gal trečiasis nuotykis. Kaip matote, visai neįdomus. Bet jį papasakoti reikėjo, nes taip ir nesuprastume, kodėlgi Justė berniukų bijo. 20 skyrius. Mam, kartą prabilo Nipė, kai jiedvi jau gulėjo savo lovose ir tyliai laukė sapnų pareinant. Pameni, tu man žadėjai papasakot. Ką? Vieną meilės istoriją. Kokią meilės istoriją? Nusigando mama Džoja. Tavo ir tėčio. Oi, tai kad ji visai neįdomi. Vis tiek. Be to aš prasta pasakotoja. Vis tiek. Tai kad aš nežinau, nuo ko pradėti. Pradėk nuo pradžių. O kurgi ta pradžia? Na, kada ir kur judu pirmą kartą susitikot? Regis lifte? Lifte? Taip, lifte. Tuo metu aš buvau 1 kurso studentė ir nuomojau butą 9 aukšte, o tavo būsimasis tėtis 7. A, tai judu gyveno tame pačiame name? Taip, Žirmūnuose ant Neries kranto. Na ir? Nipė iš smalsumo net ausis pastatė, tik tamsoje to visai nesimatė. Kas ir? Atrodė, jog mama Džoja tyčia delsė pasakoti. Kasgi tame lifte atsitiko? Nieko, paprasčiausiai jis sustojo. Kitaip sakant, mudu įstrigom. Regis tarp 3 ir 4 aukštų. Na ir, kurį laiką stovėjom nusigandę, žiūrėjom vienas į kitą ir laukiam. Ko? Kada pajudės liftas? Bet jis, žinoma, nejudėjo. Nė trupučio. Ir ką tada tėtis darė? Nieko, žiūrėjo į mane ir šypsojosi. O tu? Aš nesišypsojau visai. Aš paspaudžiau avarinį mygtuką. Atsiliepė liftininkas ir liepė laukti. Aš paklausiau, ar ilgai, nes skubėjau į paskaitas. Liftininkas tikriausiai juokaudamas pasakė, kad 2–3 valandų. Aš pašiurpau ir pažvelgiau į vis dar besišypsantį būsimą į tavo tėtį. Pasakiau jam, kad baisiausiai skubu į paskaitas. O aš niekur neskubu, išgirdau atsakymą. Kai lifte dar ir šviesa dingo, aš ne juokais nusigandau. Tuomet jis išsitraukė iš kišenės tokį vos šviečiantį žibintuvėlį. Laikė jį rankoje lyg kokį stebuklą, o aš kažkodėl žiūrėjau jam į akis. Ilgai žiūrėjai, susirūpino Nipė. Ilgai, kol tas žibintuvėlis švietė. O kas buvo paskui? Nieko, žibintuvėlis geso, kol visai užsimerkė. O paskui? O paskui staiga ėmė braškėti liftas. Aš taip nusigandau, kad nejučia prisispaudžiau prie savo bendrakeleivių ir drebu visą. Iš baimės? Tai nejaugi iš ko. Ačiū Dievui, greitai atsirado šviesa. Ir judu nusileido žemyn? Ne, liftas taigi nejudėjo, bet aš tiesą sakant jau ir nebenorėjau, kad jis judėtų. Kodėl?
Todėl, kad pamačiau besantį labai gražaus vyro glėbyje. Aha, o kas buvo po to? O tu, Nipė, atspėk. Tėtis tave pabučiavo? Šalta. Tėtis pasakė, kad myli? Labai šalta. Tai gal tėtis tau pasipiršo? Šalta kaip šiaurės ašigalį. Pasiduodu. Po to pajudėjo liftas, dukrelė. O tu, mam, žinoma, pavėlavai į paskaitas. Ne, tavo būsimasis tėtis tąsyk mane taksiuku nuvežė. Į universitetą? Taip. Ta diena į universitetą, o po gero pusmečio į Santuokų rūmus. Ir viskas? Ir visa meilės istorija? Nipė regis buvo nusivylusi. O ko tu norėjai? Paklausė mama Džoja. Aš, tarė Nipė svajingai, norėjau sužinoti, ar tėtis pasižadėjo mylėti tave amžinai. Taip, žinoma. O tu ar pasižadėjai mylėti amžinai? Kodėl tu šito klausi? Staiga nustebėjo mama Džoja. Ar pasižadėjai, mam? Taip, žinoma. Iš pradžių švelnioje vakaro tyloje mama Džoja išgirdo gilų dukters atodusį, o po to tylų prisipažinimą. Ir aš. Dvidešimt pirmas skyrius. Penktadienį Nipė į namus parvažiavo su savo suolo drauge. Jos tėtis leido Gretei pas Nipę netgi pernakvoti. Ir tu nebijai šičia vaikščioti? Paklausė Gretė, kai jiedvi nuo autobuso stotelės ėjo vingiuotų miško keliu. Vakarais aš nevaikštau. Gali ir dieną užpulti. Kas? Bet kas, ar maža visokių? Paprašyk mamos, kad nupirktų elektrošoką. Turiu. Parodyk. Šiandien nepasiėmiau. Ir blogai, šitą daikčiuką reikia visur, kur su savim nešiotis. Namie Nipė visų pirma aprodė šiltnamius ir nepaprastai greitai augančius agurkus. Du nuskynė, vieną Gretei, kitą sau. Skanus, pasakė Gretė paragavusi, ir labai kvepia. Tai todėl, tarė Nipė, kad aš jiems kiekvieną dieną groju. Argi agurkai girdi muziką? Mūsiškiai girdi. Apėjusios visą sodą, pasigrožėjusios gėlėmis bei žolynais, mergaitės vėl sugrįžo į didįjį šiltnamį. O dabar mokysimės groti, tarė Nipė ir iš kuprinėlės išsitraukė fleitą. Čia šiltnamį? Paklausė Gretė. O kurgi kitur? Nipė pridėjo prie lūpų instrumentą ir šiltnamis prisipildė švelnios muzikos. Kaip ir reikėjo tikėtis, netrukus į šiltnamį pradėjo plūsti bitės. Žiūrėk, žiūrėk, kas čia daros, bitės, nusigando Gretė. Taigi aš tau sakiau, jos atskrido muzikos pasiklausyti, ramiai pasakė Nipė. Ar jos manęs nesugels? Jeigu nebijosi, nesugels? Nipė parodė, kaip laikyti fleitą, kaip išgauti pagrindinius garsus ir pagroti gamą. Viskas labai paprasta, kaip tikra mokytoja aiškino Nipė, tik reikia šiek tiek kantrybės. Tačiau būtent kantrybės jiedvi ir pristigo, nes neilgai muzikavusios išėjo į lauką. Pas jūs čia smagu, tarė Gretė. O jūs sodo neturit? Turėjom, bet tėtis pardavė. Tėtis sako, kad jokios naudos iš to sodo, tik laiko gaišatis. O kur tavo tėtis dirba? Paklausė Nipė. Iš tiesų apie Gretės tėvus ji ničnieko nežinojo. Statybos firmoj, atsakė Gretė. Jis namus stato? Ne, dažniausiai degalines. O mama? Mano mama aktorė, bet jis su mumis negyvena. Tu gyveni su tėčiu? Nipė išsprogino akis. Taip. Tai kas tau rytais blynų iškepa? Tėtis? O kas kalbė, kas kambarius tvarko? Tėtis. O kodėl tu ne su mama? Nežinau, gūžtelėjo pečiais Gretė. Mama tikriausiai laiko neturi, jį daug gastroliuoja, neseniai Japonijoje buvo. Ar tau ką nors parvežė? Taip, kalbančią papūgą, žaislinę, žinoma. Aš irgi sykį mačiau kalbančią papūgą, tikrą. Ir Nipė papasakojo, kaip viskas buvo. Po to mergaitės sugalvojo kepti pyragą. Tam reikėjo stiklinės pieno, šiek tiek miltų, šaukšto sviesto ir 4 kiaušinių. Nipė šaldytuve rado tik 3. Gal užteks 3? Paklausė. Ne, 3 mažai, pasakė Gretė, kuri vadovavo pyrago kepimui. Nipė nubėgo pas Julių. Ką darysi? Paklausė Julius atnešęs baltutėlaitį kiaušinį. Pyragą kepsiu. O man duosi? Jeigu ateisi. Julius pažadėjo apsilankyti, kai tik pareis broliai. Dvidešimt antras skyrius. Mama Džoja parvažiavo 6 valandą, kai pyragas buvo ką tik ištrauktas iš orkaitės ir puikavosi ant stalo. O, pyragas, maloniai nustebo mama Džoja. Iš kur jūs, vaikai, žinot,
kad aš alkana. Susipažink, mama, tarė Nipė. Čia Gretė, mano suolo draugė. Malonu, mama Džoja ištarė nuvalkiotą žodį ir paglostė Gretės galvą. Kaip tau, Gretė, sekasi? Ačiū, neblogai. Gretė, mam pas mus nakvos. O mama leido? Taip, ne mama... Tai leido ar neleido? Ne, mama negali nei leisti, nei neleisti, nes Gretė gyvena tik su tėčiu. Tikrai? Nustebo Nipės mama, tarytum būtų kažin ką išgirdusi. Atleisk man už smalsumą, o kurgi tavo mama? Mano tėvai išsiskyrė. Jos mama aktorė, paaiškino Nipė, o tėtis statybininkas, degalinę stato. Geriau jau statytų šiltnamius. Jis moka ir šiltnamius, pasakė Gretė, tarsi degalinę pastatyti būtų 100 kartų paprasčiau ir lengviau. Rytoj Nipulė agurkus į turgų vešim. Ar pagroji jiems paskutinį valsą? Pagrojau, mudvi abi grojom. Ar tu, Gretė, irgi fleituoji? Paklausė mama Džoja. Ne, aš tik mokiausi. Ir kaip sekėsi? Nekaip. Iš karto nenorėk. Pyragas buvo labai gardus, kad kiek ir būtų nelikę nė trupinėlio. Gerai, kad Nipė laiku prisiminė Julių ir atpjovusi porciją paslėpė spintelėje. Paskui mama nuėjo žiūrėti savo serialo, o Nipė su Grete užlipo į palėpę. Mat Nipė prisiminė turinti bent kelias dešimtis lėlių. Visos jos buvo gražiai aprengtos, tvarkingai sušukuotos ir tyliai gyveno sename stiklinėme bufete palėpės kampe. Pakilnojusios lėles mergaitės pradėjo traukti iš drabužių spintos visokius senus skudurus ir matuotis. Bet netrukus ir tai atsibodo. Nori, aš tau šukuoseną padarysiu, pasisiūlė Grete. Nipė, žinoma, norėjo. Tu moki daryti šukuosenas? O kas čia sudėtingo, atsakė Grete. Vadinasi, tu būsi kirpėja, ne muzikantė, padarė išvadą Nipė ir atsisėdo priešais veidrodį. Kokią šukuoseną teiksitės padaryti? Oi, brangioji, visų pirma, tau reikia išplauti galvą. Jiedvi tuoj pat spruko į pirtį. 1, 2 ir Nipės galva ištrinkta. Po to prireikė šepečio bei mamos plaukų suktukų. Na, o kol išdžius plaukai, gal jums, panelė Nipė, padaryti kaukę? Kokią kaukę? Kosmetinę, kad veidas gražesnis būtų. Kefyro turit? Tuoj pažiūrėsiu. Nipė nusileido laiptais žemyn ir netrukus atsinešė visą pakelį kefyro. Tiek daug nereikia, atnešk dar stiklinę arba puoduką ir porą agurkų. Teko dar kartelį nusileisti žemyn. Pagaliau Nipė buvo paguldyta ant sofos ir Gretė kefyrų ištepė jai veidą. Paskui nulupusi agurką padarė iš jo tokią košę ir vėlgi apdėjo ją Nipės veidą. Tuo metu apačioje pasigirdo durų skambutis. Nipė, pas tave atėjo, šūktelėjo mama. Ar galiu nulipti žemyn, paklausė Nipė. Tik būk atsargi, įspėjo Gretė. Laiptais Nipė lipo užvertusi galvą. Atidariusi duris jį pamatė Julių. Kas tau? Paklausė jis šiek tiek nusigandęs. Gydausi. Nuo ko? Bitės sugėlė. O tu ką pasakysi? Žadėjai pyragų pavaišinti. Nipė išėmė iš spintelės Juliaus porciją ir padavė su visa lėkštele. O kelios bitės tau cvaktelėjo. 5, ne, 7. Kai šiltnamį grojai? Aha. Tai tikriausiai rūmtelėjai. Ką padariau? Rūmtelėjai. Na, kitaip sakant, orą pagadinai. Bitėsgi to labai nemėgsta. Tu pats pagadinai. Labanakt. Nepamiršk grąžinti lėkštutės. Labanakt. Linkiu greitai pasveikti. Vos sulaikydama juoką, Nipė pakilo į 2. aukštą. Kas ten buvo? Paklausė Gretė. Toks Julius, kaimynų vaikas. Aš iš jo kiaušinį skolinausi. Iš jo ar pas jį? Sukikeno Gretė. O koks skirtumas? Kuo rimčiausiai paklausė Nipė. Didelis, pasakė Gretė, bet tuo pokštas ir pasibaigė. Nuėmusi nuo Nipės veido kaukę, Gretė ėmėsi tvarkyti plaukus. Ji darbavosi visą valandą, bet šukuosena išėjo baisi. Tai todėl, paaiškino Gretė, kad tu visą laiką judėjai ir man trukdėjai. Nebijo, kitą kartą padarysiu gražiau. Miegoti nuėjo tik po to, kai mama Džoja įspėjo, jog rytoj teks anksti keltis. Tačiau ir atsigulusios jos dar ilgai plepėjo. Daugiausia apie tai, kuo jiedvi bus užaugusios. Gretė be abejo bus kirpėja ir turės savo grožio saloną, o Nipė garsi muzikantė ir gastroliuos po visą pasaulį. Apie Nipę rašys laikraščiuose, rodys per televiziją, apie Gretę taip pat. Beje, Nipė visą laiką norėjo paklausti, ar Gretė iš tikrųjų tą Laimoną įsimylėjusi, bet neišdrįso. Užmigo nepasimeldusi.
23 skyrius. Rytą, kai atsikėlė, mama jau buvo priskynusi 2 didelės kartoninės dėžės agurkų ir pilną plastikinį maišą. Maišas gulėjo ant galinės sėdynės, dėžės bagažinėje. Mašinoje kvepėjo agurkais. Greitai papusryčiavusios visos 3 sėdo į automobilį ir išvažiavo. Kas tavo plaukams, paklausė Nipės mama, kodėl tokie susivėlė? Gretė man vakar šukuoseną darė. Oho, vadinasi, Gretė iš tiesų turi kirpėjos talentą. O tu, mam, nesijuok, juk ne viskas gražu, kas sušukuota. Sutinku. Todėl ir sakau, kad Gretė turi kirpėjos talentą. Kada nors ji turės ir savo grožio saloną? Aš tuo nebejoju. O kurioje vietoje Gretė norėtų išlipti? Ar ji važiuos su mumis į turgų? Gretė pasakė, kad galėtų išlipti bet kurioje troleibusų stotelėje. Mama Džoja stabtelėjo ties Sapiegų stotele. Įdėjo Gretė į kuprinę 5 agurkus, daugiau netilpo ir pasakė, parvažiavus pasidaryk šaltibarščių. Tėtis padarys, pasakė Gretė ir padėkojusi uždarė automobilio dureles. Stovėdama ant šaligatvio į ranką pamojo Nipei ir jos mamai. Įdomu, tarė savo mama Džoja, kaip tas tėtis su ja susitvarko. Betgi Gretė nemažas vaikas, mam. Būtent, su mažu vaiku jokių problemų, o su tokiu kaip Gretė arba... Ar tik mama nenorėjo pasakyti arba Nipė? Matai, dukrelė, ateis toks laikas, kai Gretės tėtis turės daug problemų. Gretė sakė, kad problemų jam ir dabar per akis. Aš kalbu apie problemas, kurios priklausys nuo Gretės, o ne nuo Gretės tėčio. Įdomu, ką jis darys, kai reikės dukrai suknelę nupirkti. Kokią suknelę? Baltą arba margą? O kas čia tokio, nueis į parduotuvę ir nupirks? Vyrui tai padaryti ne taip paprasta. Betgi galima ir be suknelės gyventi, ar ne? Kartais galima, tarė mama Džoja. Bet aš manau, atsiliepė Nipė, kad Gretės tėtis greit ves ir Gretė vėl turės mamą. Ne mamą, o pamotę. Na taip, mamą ji turi. Ir turi, ir neturi. Turi, tik ji kažkur toli gyvena. Taigi, kad kažkur toli. Bet ji gyva, tikino Nipė. Gretė galbūt jau mirusi. Priekyje šurmuliavo turgus. Sudėtingiausia buvo gauti prekybos vietą. Tačiau po to vieni juokai. Ir nors Nipės mama pardavinėjo toli gražu nepigiai, tuoj pat išsivinguriavo gražiai eilutė. Nipė vos spėjo iš maišo traukti, o mama agurkus verti. O dargi reikėjo iš pirkėjų pinigus paimti, juos suskaičiuoti, grąžą atiduoti ir taip toliau. Kodėl jūsų agurkai taip kvepia, klausinėjo pirkėjai. Todėl, kad jie labai skanus, atsakinėjo mama Džoja. Nepraėjo nė 2 valandos ir agurkų neliko. Namo vežėsi tuščias dėžes ir pilną krepšį pinigų. Dabar, pasakė mama Džoja, belieka tik laimingai namus pasiekti. Tačiau šiems žodžiams nebuvo lemta išsipildyti. Prie restorano nakties paukšte, taigi pusiaukelėje kažkas atsitiko. Mama Džoja išlipo iš mašinos. Šakės padangą nuleido. Mam, kiek kartų tėtis tau sakė, nenuleido, bet oras išėjo. Dabar jau tas pats. Ar moki pakeisti ratą, paklausė Nipė. Ne. Kiek kartų tėtis tau sakė, kad ratą pakeisti reikia mokėti? Taigi sakė. Ką darysim? Tu, Nipė, sėdėk mašinoje ir pinigus saugok, o aš ką nors sustabdysiu. Ir mama Džoja pradėjo balsuoti. Jai pasisekė, už kelių minučių sustojo ištaigingas baltas automobilis, iš kurio išlipo simpatingas vyras, garbanotais plaukais tik be ūsų. Kas per bėdos, nusišypsojo? Ratas, mama Džoja irgi nusišypsojo. Atsarginį turit? Mama Džoja atidarė bagažinę. Nepraėjo nė 5 minutės ir ratas buvo pakeistas. Labai ačiū, mama Džoja nusišypsojo dar kartą. Kiek skolinga? Daug. Mėgstu konkretumą, o aš mėgstu pajuokauti. Bet jūs dėl manęs gaišot, mama Džoja staiga paraudo. Man tai buvo malonu, dar kartą galantiškai šyptelėjo Garbanius. Man taip nepatogu, kaip tik neturiu nė cento. Gerbiama ponė, tokiais atvejais apie pinigus nekalbama. Vis tiek, lieku jums skolinga. Kitą savaitę į mūsų muziejų atvažiuoja unikali paroda. Girdėjau. Apsilankykit, jeigu... Taip, žinoma, būtinai apsilankysiu, jeigu... Mano vardas Džoja. Aš Oskaras. Ir baltas automobilis nuvažiavo. Kodėl sakai, kad neturi nė cento? Paklausė Nipė, kai mama vėl atsisėdo prie vairo. Pati žinai. Netrukus namie jas pasitiko Defas ir Elfė. Dvidešimt ketvirtas skyrius. Kitą dieną Nipė svečiavosi pas Gretę, su nakvynė žinoma.
Mama Džoja tam neprieštaravo. Nipė net pasirodė, kad ji apsidžiaugė, nes kaip įmanydama pradėjo rūpintis šią trumpą dukters išvyką. Į maišelį įdėjo Nipės naktinukus, dantų šepetėlį, pastos, šlepetes. Be abejo, net kelis kartus įspėjo, kad prieš eidama į lovą nepamirštų nusiprausti. O kur toji Gretė gyvena, galų gale paklausė. Tarandėj. Oho, toli. O kaip į mokyklą atvažiuoja? Jau sakiau, ją tėtis atveža ir parveža. Jis tikras stebukladarys, atsiduso mama Džoja ir nusišypsojo, tarsi į ją būtų žvelgusi ne Nipė, o tas gerasis Gretės tėtis. Tikriausiai taip ir yra, tarė Nipė. Tik tu, dukrelė, būk mandagi, prie stalo daug neplepėk, o valgydama naudokis ne tik šakute, bet ir peiliu. Peilį laikyk dešinėje rankoje, o šakutę kairėje, užbaigė Nipė. Taip, žinoma, o pavalgiusi nepamiršk padėkoti, vis dar tebemokė mama Džoja. Taip, žinoma. O svarbiausia, nepamiršk, kad esi svečiuose. Taip, žinoma. O tu, mam, nepamiršk, jog man 9 ir aš, kaip tu dažnai sakai, jau nebemažas vaikas. Gal kartais taip ir pasakau. Pažvelgusi dukrai į akis, meiliai šyptelėjo mama Džoja. Bet iš tikrųjų visai nenoriu, kad užaugtum. Nenori, kad užaugčiau? Kodėl? Aišku, kodėl, atsiduso mama. Užaugsi, ištekėsi ir aš liksiu viena. Ne, tu gyvensi su manim, mes gyvensim kartu. O jeigu šito nenorės tavo vyras? Aš norėsiu, treptelėjo koja Nipė. O jeigu nenorėsiu aš, treptelėjo ir mama Džoja. Nipė ilgai nežinojo, ką atsakyti. Tuomet aš niekada netekėsiu, pagaliau ištarė. Tai nejaugi senmergė būsi? Ne, senmergė nebūsiu. Tai gal vienuolė? Ir ne vienuolė. O kas? Aš būsiu feministė. Feministė? Sukluso mama Džoja. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš turėsiu 1, 2 arba 3 vaikus, bet neturėsiu vyro. Neturėsi vyro? Neturėsiu. O vaikai, gal juos tau gandras atneš? Tai būdavo baudžiavos laikais, o dabargi 20 amžius. Na ir kas? O tas, kad dabar moterys feministės gali gimdyti gyvendamos be vyro. Mamai Džojai net veidas ištyso. Iš kur tu visą tai išpešiai, Nipė? Kas tau apie tą feminizmą pripasakojo? Per radiją girdėjau. Per radiją? Bet toji laida tikriausiai buvo ne vaikams. Nežinau, kalbėjo apie vaikus. Kokius vaikus? Tokius, kurie auga be tėvų. Kurį laiką tyliai svarsčiusi mama Džoja ryžosi. Nipė? Ko? Ar galiu tau užduoti vieną klausimą? Taip, žinoma. O tu ar norėtum turėti tėtį? Aš jį turiu, mam. Taip, bet aš kalbu apie gyvą žmogų, kuris tavim rūpintųsi, būtų tikras tavo ir mano draugas. Oskaras šitas? Nebūtinai. Nežinau, mam, tikriausiai aš jo negalėčiau pakęsti. Kodėl? Todėl, kad aš myliu tėtį. Šie Nipės žodžiai mamą Džoją apstulbino. Apstulbino ir sužavėjo. Ji nė nepajuto, kaip staiga apkabino dukrą ir ko gero su ašaromis akyse tyliai sukuždėjo. O mane, Nipė. Ir tave, mam, dar tyliau sukuždėjo dukra. Iš viešnagės Tarandėje Nipė grįžo tik kitą dieną. Kieme ją užkalbino kaip visada nuobodžiaujantis Julius. Ei, Nipė, kur buvai dingus? Pas draugę, o ką? Tai gal mamelė tave tyčia iš namų išsiuntė? Kodėl tyčia? Todėl, kad jį visą naktį čia ūžė puotavo. Puotavo? Taip, pas jūs buvo svečių. Manau, kad elgėsi labai lengvabūdiškai savo mameliai palikdama plotą. O jis ar buvo? Nipė prikando lūpą. Ar tas su balta mašina? Tai nejaugi su raudona. Buvo, ir jis ir dar vienas su tokia pamėklė. Pamėklė? Na, kitaip sakant, pabaisa. Kas ta pabaisa? Mašina? Ne mašina, o bobšė. Ir ką jie čia darė? Ramiai paklausė Nipė. Ar aš žinau, gūžtelėjo pečiais Julius. Iš pradžių daržus ravėjo, paskui kepė šašlykus, leido muziką, regis ir pirtį kūreno, ir alų gėrė. Ilgai? Pamėklė ir jos draugužis sutemus išvažiavo, Oskaro mašina, mačiau, stovėjo iki ryto. Kurį laiką Nipė buvo nei šiokia, nei tokia. Jai net pasivaideno, kad stovi ne savo namų kieme. Nenusimink, pagaliau vėl prabilo Julius. Tikriausiai viskas bus gerai. Tas tavo mamelės bičas tikriausiai neelgeta. Jeigu jiedu sumes klumpės, tai šitą vasarnamį parduos, Oskaras pridurs reikiamą sumą ir nupirks prabangų kotedžą gražioj vietoj. O tau kaip sniegas baltą pianiną, nekalbėk nesąmonių, supyko Nipė. Tai ne aš kalbu, atkirto Julius, tai Oskaro žodžiai. Tu juos girdėjai? Girdėjau. Šį reikalą jiedu tą vakarą kepdami šašlikus aptarinėjo.
Kokį reikalą? Na, vedybas, sodo namelio pardavimą, kotedžo pirkimą. Staiga Nipę apėmė įniršis. Tu meluoji. Iš tikrųjų, kaip šis berniūkštis drįsta kalbėti tokias nesąmonės? Nemeluoju, garbės žodis. Meluoji. Nipė nė nepajuto, kaip sugriebė prie kojų gulėjusi akmenį, ketindamas sviesti į niekų pritauškusi berniūkštį, bet ačiū Dievui susilaikė, nes paskutinę akimirką susivokė, kad Julius čia niekuo dėtas. Dvidešimt penktas skyrius. Suskaičiavusi pinigus, mama pasakė, kad pianinų dar neužtenka, į turgų dar teks važiuoti mažiausiai 2 kartus. Antrasis kartas tikriausiai bus po 3 ar 4 dienų, nes agurkai auga labai sparčiai. Tai gerai, pagalvojo Nipė, juk pinigų reikia ne tik pianinui, bet ir paminklui ant tėčio kapo. Todėl kitą dieną Nipė nusprendė vėlgi namo važiuoti savarankiškai, mamos nelaukti, kad galėtų šiltnamiuose kuo ilgiau pafleituoti. Beje, šįryt Nipė sapnavo keistą sapną. Regis jį uogas miške renka, didžiulės kvapnes žemuogės. Renka ir deda į kibirėlį. Pila į jį saujomis, bet kibirėlis kaip nepilnėja, taip nepilnėja. Ką tai galėtų reikšti? Paklausė Nipė mamos. Rinkti žemuogės, pasakė mama Džoje, negeras ženklas, tave apgaus, arba pati apsigausi. Būk atsargi. Nipė mamos žodžiais žinoma nepatikėjo, o be reikalo, nes ji iš tikrųjų apsigavo. Beskubėdama iš mokyklos namo apsivilko Gretės striukę. Štai ir netikėk sapnais. Aišku, taip nebūtų atsitikę, jeigu jų dviejų striukės nebūtų visiškai vienodos, ir dydžių, ir spalva. Teisybė, Gretės gal kiek naujesnė ir su visomis sagomis, o Nipės striukėje net 2 sagų trūksta. Be to, Nipės ir Gretės striukeles kažkas, greičiausiai rūbininkė, netyčia buvo sukeitęs vietomis. Na, bet tai nedidelė bėda, galvojo Nipė. Ji jau buvo išlipusi iš autobuso ir neskubėdama ėjo vingiuotų miško keliu. Rytoj, tarė sau Nipė, nuėjusi į mokyklą atsikeisiu. Už posūkio Nipė pamatė vyrą. Jis vaikščiojo šen bei ten tarsi grybaudamas. Rankoje laikė narvelį. Juk tai Algimantas, kalbančios papūgėlės šeimininkas. Labą dieną, ponė Algimantai, pasisveikino Nipė. Ko ieškot, papūgėlės? Papūgėlės. Pilnu nevilties balsu atsiliepė vyriškis. Mano čika pabėgo. Nipė pažvelgė į narvelį. Tikrai jis buvo tuščias. Aš jums padėsiu ieškoti, pasisiūlė Nipė. Ji turėtų būti kažkur čia, žolėje, baugščiai dairydamasis kalbėjo ponas Algimantas. O gal į miško gilumą nuskrido? Čika, sušuko Nipė. Čika, čika, šaukė ir šeimininkas. Netrukus jiedu atsidūrė tolokai nuo kelio. Čika, čika, man regis jie atsiliepė. Aš negirdėjau, prisipažino Nipė. Ūsuotasis Garbanius tuo tarpu nulindo už krūmo ir netrukus pasirodė rankose laikydamas papūgėlę, kurią tuoj pat įleido į narvelį. Ačiū, Nipė, tu man labai padėjai. Čika išgirdo tavo balsą ir atsiliepė, jeigu ne tu nebūčiau jos radęs. Ant kelmo pastatęs narvelį su papūgėlė, jis priėjo prie Nipės ir paėmė ją už rankos. Tu puiki mergaitė. Ar galiu tave pabučiuoti? Nipė krūptelėjo, o ūsuotasis Garbanius atsiklaupė ant žemės, prisispaudė prie nusigandusios Nipės ir savo šlykščiai drėgnomis lūpomis įsisiurbė į Nipės lūpas. Jo rankas staiga atsidūrė po Nipės kelnaitėmis. Akimirksniu Nipė viską suprato. Jis apgavikas, mafukas, vaikų tvirkintojas, šlykštus iškrypelis. Urtė apie tokius kažkada pasakojo. Ir jokia papūgėlė nebuvo pabėgusi, jis ją tikriausiai kišenėje slėpė, kad Nipė į mišką nusiviliotų. Paleiskit! Nebijok, Nipė, aš tau nieko blogo nepadarysiu. Jis giliai kvėpavo ir kone alpo, tarsi čia miške visiškai nebūtų oro. Tuo metu užkukavo Gegutė, regis visai čia pat virš jų 2 galvų. Nipės skriaudėjas akimirką ją paleido, o Nipė pati to nejausdama į striukės kišenę kyštelėjo ranką, nors žinojo, kad to daikčiuko, to elektrošoko ten nėra, juk striukė svetima. Tačiau Nipės ranka jį netikėtai užčiuopė. Juk tai Gretės ginklas. Viskas, dabar tau galas, pagalvojo Nipė ir, kai šlykštusis mafukas pabandė vėl prie juos prisiliesti, išsitraukė iš kišenės paslaptingai įnagį, paspaudė mygtuką ir dūrė į pašonę. Elektrošokas buvo patikimas daiktas. Mafukas staiga pradėjo visas kratytis, paskui jam ant kaktos išvirto akys, šlykščiai išlindo baltomis putomis apkibęs liežuvis. Šia tau bjaurybė. Nipė dūrė dar syk, tik ne į šoną, o tiesiai į tarpukojį.
Papūgėlė susirietė ir krito žemę, nosimi besdamasis į miško samanas. O Nipė prisiminė po kaklu švilpuką turinti, bet Defo pagalbos jau nebereikėjo. Dvidešimt šeštas skyrius. O ką aš tau, dukrytė, sakiau, atsiduso mama Džoja, kai Nipė papasakojo, kas atsitiko. Juk sakiau, nekreipk dėmesio į jokias nepažįstamų vyrų viliones. O tie visokie iškrypėliai, kaip šitas papūgėlė, labai gudrus ir išradingi. Apkabinusi ir paguodusi dar ne visai atsipeikiusią dukrą, mama švelniai paklausė. Na, bet dabar jau viskas gerai. Tugi pabėgai, jis tau nieko nepadarė. Kai prisiminiau, jog esu su Gretės striuke, pagalvojau, kad šakės. Ačiū Dievui, Gretė irgi tą daiktelį nešiojasi. Jeigu ne jis, kažin ar būčiau pabėgus. Na, užmiršk šitą įvykį. Rytoj tave parveš ponas Oskaras. Koks Oskaras? Krūptelėjo Nipė. Ogi tas, kur anądien mums ratą pakeitė. A, tai jis buvo pas tave atėjęs? Ne pas mane, o į parodą. Tas Oskaras man nepatinka. Nipė staiga paniuro. O man atvirkščiai. Inteligentiškas, protingas. Jis žurnalistas, televizijoje dirba. Jis Senbernaras? Kas? Nesuprato mama Džoja. Na, kitaip sakant, viengungis ar... Ne, jo antroji pusė irgi mirusi. Kas? Pusė? Na, kitaip sakant, žmona. O vaikų turi? Taip, 10-metį sūnų. O butą? Nipė, tu klausinėjai, tarytum aš ketinčiau už jo tekėti. Visko gali būti? Gal ir gali, bet ne šiandien ir ne rytoj. O tėtis? Nipė, aš su juo kalbėjausi. Labai įdomu, ką jis tau mamut pasakė. Tėtis pasakė, kad jis būtų labai laimingas, jeigu aš sutikčiau dorą, darbštų, tvarkingą gyvenimo draugą. Kas čia smerktino? Juk ir tau, Nipė, reikia. Man nereikia, suskubo atsakyti Nipė. Aš turiu tėtį. Taip, bet Nipulė, jisgi labai aukštai, aukštai bet arti, išmintingai atkirto Nipė ir mama Džoja kuriam laikui prikando lūpą. O gal ir be reikalo mergaitė apie Oskarą prašnekau, pagalvojo mama Džoja. Ir būtent dabar, kai ji dar neatsigavusi po patirto šoko. Nipė sėdėjo ant sofos, jai ant kelių murkė elfė. Defas gulėjo po stalu savo mėgstamiausioje vietoje. Mama Džoja stovėjo prie langų ir žiūrėjo į kiemą. Jis atvažiuos, mam? Paklausė Nipė. Iš kur žinai? Matau, tugi jo lauki. Nežinau, žadėjo trumpam užsukti. Kad apžiūrėtų kas kur, o paskui apvogtų? Jis ne vagis, Nipė. Nešauk, aš nekur čia. Nipė, nekalbėk šitaip gerai. Ponas Oskaras padorus žmogus, tai viena. Antra, aš nekalta, kad pasimirė tėtis ir nežadu visą gyvenimą nešioti juodą skarą. Supratai? Supratau. Vis per tuos agurkus, pagalvojo Nipė. Jeigu tą dieną jos nebūtų važiavusios į turgų, nebūtų prakiuręs mašinos ratas. O jeigu nebūtų prakiuręs ratas, nebūtų reikėjęs stabdyti pakeleivingos mašinos ir tas Oskaras su savo baltu automobiliu būtų pravažiavęs pro šalį. Tik tu, Nipulė, nesikaprizink jo akivaizdo, gerai? Maloniu balsu paprašė mama Džoja. Gerai, nesikaprizinsiu. O tu nesimaivi kaip anąsyk. Kada? Kai jis ratą keitė. Gerai, nesimaivysiu. Netrukus pradėjo loti Defas, o elfė net ant spintos užšoko. Kai į kiemą įvažiavo baltas automobilis, Nipė pasiėmė fleitą ir spruko į šiltnamį. Vėlai vakare, Oskaras jau buvo išvažiavęs, prieš eidama į lovą Nipė prisiglaudė prie mamos ir netikėtai rankomis apsivijo jos kaklą. Na, ką pasakys mano dukrytė? Meiliai sušnibždėjo mama. Pasakys, jeigu tik mamytė nepyks. Nepyks. Jis vagis. Ponas Oskaras? Taip, jis nori iš manęs mamą pavogti. Niekada, dukrytė. Dabar jau mama Džoja prispaudė prie savęs dukterį ir sulaikė kvėpavimą. Aš visada būsiu tavo geriausia mama. Pažadi? Pažadu. Ar tas Oskaras daugiau neatvažiuos? Neatvažiuos. O mudvi niekada neišsiskirsime, taip? Taip, žinoma. Ta vakarą Nipė meldėsi ne tik už tėtį, bet ir už mamą. Dvidešimt septintas skyrius. Nipė susirgo. Tikriausiai ją vėjas perpūtė. O gal šiltnamyje befleituodama perkaito? Pagaliau niekas juk nežino, kodėl tos ligos prikimba. Gydytoja be abejo visų pirma liepė išsižioti ir pasakyti A. Paskui liežuvį iškišti. Paskui giliai pakvėpuoti. Paskui visai nekvėpuoti. Ir taip toliau. Kai Nipė įvykdė visus paliepimus, gydytoja įkišo jai į burną šaukštą ir ilgai žiūrėjo. Angina, pasakė. O kiek patylėjusi pridūrė. Puliuojanti. Galiausiai pro akinių viršų pažvelgusi į Nipės mamą dūrė dar kartą.
Reikėjo operuoti skubiai. Kitą dieną Nipė atvažiavo į ligoninę. Ar man skaudės, mam? Nelabai, vaikams paprastai neskauda. O suaugusiems skauda? Taip, suaugusiems glandų pašalinimas kur kas sunkesnė operacija. O kiek laiko aš būsiu ligoninėje? Savaitę, daugiausiai 10 dienų. 10 dienų ligoninėje yra visa amžinybė, pagalvojo Nipė. Bet tu nenusimink, aš tave lankysiu kiekvieną dieną, rytais ir vakarais. Žinoma, mama lankys, bet kas lankys šiltnamius, kas agurkams pagros? Mama, aš nepasiėmiau fleitos, staiga prisiminė Nipė. Labai gerai, kad nepasiėmei, ligoniniai fleita nereikalinga. O kas tau padės į turgų nuvažiuoti? Ponios Reginos paprašysiu. Gerai, pasakė Nipė, tarsi kito žmogaus pagalba mamai Džojai būtų netinkama. Tik žiūrėkit, atsargiai važiuokit, kad padangos nepradurtumėt. Pasisaugosim, pažadėjo mama Džoja. O kada mane operuos? Gal ryt, o gal poryt, bet visų pirma padarys tyrimus. Kokius tyrimus? Pati pamatysi. Palikusi kelis indelius sulčių, agurkų ir pakelį sausainių, mama atsisveikino, pažadėjusi užbėgti rytoj. O Nipė įsispyrė į didelės ligoninės šlepetes ir nušlepsėjo koridoriumi. Pačiame jo gale mergaitė pamatė kažką panašaus į bažnyčios altorių. Supratusi, jog tai vieta, kur ligoniai meldžiasi, Nipė priklaupė prie lango šalia radiatoriaus. Juk jį senokai už savo tėtį besimeldė. Gerasis Dieve, sušnibždėjo Nipės lūpos. Padaryk taip, kad mano tėčių danguje būtų labai gera, kad jo ten niekas neskriaustų. Gerasis Dieve, padaryk taip, kad aš visą laiką mylėčiau mamą, o mama mane. Tėti, mūsų agurkai auga kaip ant mėlių, aš kiekvieną dieną groju jiems fleita. Kai parduosim visus agurkus ir turėsim daug pinigų, mama nupirks man pianiną. Ji persižegnojo, atsistojo ir buvo benueinanti, bet staiga sugrįžo ir pratęsė savo maldą. Tėti, atrodo, mama susidraugavo su tokiu vyru, kuris, kai važiavom iš turgaus, pakeitė prakirusi mūsų mašinos ratą. Jo vardas Oskaras. Neseniai jis buvo atvažiavęs pas mus į svečius. Mama su juo gėrė šampaną. Tėti, aš bijau, kad kas neatsitiktų. Tėti, ką tu apie tai galvoji? Pasakyk man. Aš dabar esu ligoniniai, man operuos angina. Rytoj arba poryt. Myliu tave. Amen. Nipė įkvėpė oro, užsimerkė ir pradėjo laukti atsakymo. Dvidešimt aštuntas skyrius. Ligoninėje Nipė praleido lygiai 7 dienas. Ten jis susipažino su Paulė iš Grigiškių. Pauliai irgi operavo anginą ir jiedvi gulėjo toje pačioje palatoje. Nipė su Paulė apsikeitė adresais bei telefonais ir pasižadėjo, kai pasveiks, būtinai viena kitą aplankyti. Mama Džoja Nipė lankė kiekvieną dieną ir net po kelis kartus, kaip ir buvo žadėjusi. Bet toji savaitė vis tiek buvo labai ilga ir nuobodi. Kai parvažiavo namo, didžiajame kambaryje prie lango pamatė pianiną. Pianinas, sušuko Nipė, o pribėgęs Defas palaižė jai skruostą. Dabar tu patenkinta? Visa švytėdama paklausė mama. Taip, žinoma, atsakė Nipė. Kada nupirkai? Prieš 2 dienas. Kodėl nieko nesakei? Norėjau padaryti tau staigmeną. Nipė atidengė pianino atvožą ir palietė kelis klavišus. Muzikos garsai suvirpino orą ir paslaptingai nutilo. O kas dar naujo? Paklausė Nipė. Naujo? Nieko naujo. Tuo metu nepastebimai prisigretino Elfė ir pradėjo glaustytis apie Nipės kojas, meiliai murkdama. Kas jai? Paklausė Nipė. Morčiauja? Taigi, katino nori. Katino? Gretė turi katiną, prisiminė Nipė. Ne, jokių katinų, kurgi po to kačiukus dėti. Aš jai duodu tokių vaistų, tuoj viskas praeis. O kol kas Elfę reikia saugoti ir jokių būdų neišleisti į lauką. Gaila, pagalvojo Nipė, Elfė atvestų gražių kačiukų. Kiek kartų dar buvai turgui, mam? Paklausė žiūrėdama į pianiną. 3. Ir sėkmingai? Taip, pardaviau iki paskutinio agurkėlio. Dabar mudvi jau turtingos. Vadinasi, galima statyti tėčiui paminklą? Kitą pavasarį. Kodėl? Todėl, kad turi susigulėti žemę, ant šviežio kapo paminklo niekas nestato. Aišku. O kaip gyvena tavo naujas pažįstamas? Oskaras? Mama Džoja staiga prikando lūpą. Gerai, o kodėl sakai tavo? Tu irgi jį pažįsti? Beveik nepažįstu. Kada nors susipažinsi. Vadinasi, jūs draugaujat? Buvom susitikę mieste porą kartų. O ką? Nieko. Geriau būtų, kad tu su juo neprasidėtum. Kodėl? Todėl, kad jis tave apgaus. Kaip? Nežinai, kaip vyrai moteris apgauna? Dabargi dorų vyrų nėra. Pamiršai, ką ponia Regina sakė?
Ponia Regina todėl šitaip kalba, kad ją vyras paliko. Ir tave paliks. Kas? Nagi šitas, kaip jis? Atsarginis ratas. Mama Džoja staiga užsikvatojo. Oi, mirštu, atsarginis ratas. Kaip įdomiai tu jį pavadinai. Oi, mirsiu iš juoko. Menkas čia juokas. Mama Džoja nusišluostė juoko ašaras ir priėjo prie dukters. Kas tau, Nipe? Ar tik neketini mane į vienuolyną uždaryti, ką? Aš kalbėjau su tėčiu, mam. Ir ką jis tau pasakė? Kad tave labai myli. Ir aš jį myliu, bet tėčio nebėra. Yra. Iš mamos lūpų Nipė neišgirdo nieko, tik gilų atodūsį. Išėjusi laukan susitiko Julių. Tave operavo? Paklausė jis. Taip, atsakė Nipė. Skaudėjo? Nelabai, o tu kaip gyveni? Blogai. Kodėlgi? Man atlyginimą apkarpė. Kas? Ir tėtis, ir mama, ir broliai, visi, kaip susitarė. Nieko nepadarysi, pasiguodė Julius. Tokia ekonominė padėtis. Na, o tavo mama su tuo biču dar nesusituokė? Ką tu kalbi? Ji nesituoks. Kodėl? Ji feministė. Tas jos Oskaras gal ir feministas. Kai tu buvai ligoniniai, jis čia kiekvieną vakarą lankėsi. Ir agurkus į turgų vežiojo. Baltų opelių? Nepatikliai paklausė Nipė. Baltų opelių. Na ir kas? Argi tai priežastis vedyboms? Agurkai gal ir ne priežastis, tarė Julius, bet jis pas jūs ir nakvojo. Tai todėl, kad viena mama bijo, atsakė Nipė. Todėl ir pasiprašė, kad kelias naktis pernakvotų. Iš tikrųjų, tai jis yra mamos pusbrolis. Jis jūsų giminė? Nustebo Julius. Giminė. Nežinojau. Aš irgi. Dvidešimt devintas skyrius. Kitą dieną parėjusi iš mokyklos, Nipė pasigėdo Elfės. Defas kuo ramiausiai snaudė po stalu, o Elfės nė kvapo. Nipė apžiūrėjo visus kampus, visutėliausias vietas, kuriuose kartais slėpdavosi katė. Net į palėpę užlipo. Veltui. Ir tik nusileidusi laiptais atgal suprato, kad Elfė pabėgo. Mat buvo paliktas atdaras virtuvės langelis. Per jį Elfė ir iššoko. Išėjusi į kiemą, Nipė ilgai šaukė kats, bet Elfė nesiteikė atsiliepti. Reikia nueiti pas Julių, pagalvojo Nipė, gal jis kartais matė. Nemačiau jokios katės, atsakė Julius verandoje, kaip visada dėliodamas kortas. Todėl, kad kortom žaidėjai. Na ir kas, ar aš privalau jūsų katę saugoti? Tikra tiesa, tokios sutarties tarp jų dviejų nėra. O kad ir būčiau nežaidęs, katė juk nedramblys. Tai ką man dabar daryti? Paklausė Nipė. Ką tik nori, bet būtų geriausiai, jei su manim durnių sužaistum. Ne, visų pirma reikia surasti Elfę. Nesurasi. Jeigu jį morčiauja, tai katino besivaikydama galėjo kaži kur nuklysti. O kas iš mūsų sodo gyventojų turi katiną? Daug kas turi. Pavaikščiok pakiemiais, jeigu netingi, gal ir atrasi. Nipė visus kiemus apėjo, visus patvorius ir šabakštynus aplandžiojo, kuo meiliausiai Elfę bešaukdama. Jokio atsako. O jeigu ją koks šuo sudraskė? Ar pasiutusi lapė? Po valandžiukės Nipė vėl stovėjo savo namų kieme. Ji buvo visiškai nusiminusi. Neverk, tarė Julius, atsiras ta katė. Kada atsiras? Po 2 ar 3 dienų, na, vėliausiai po savaitės, o po mėnesio atves kačiukų. Taigi, o kur mes juos dėsim? Kaži kur, maišan ir į tvenkinį? Nipė net krūptelėjo. Ne, šito tai jau nebus. Tave patį į tvenkinį. Ašgi ne kačiukas, Nipė. Panašus į jį, tik miaukti nemoki. Moku, staiga tarė Julius. Ir miaukti, ir loti, ir gaidžių giedoti. Netiki? Netikiu. Na tai paklausyk. Julius užsimerkė ir taip gailiai miauktelėjo, kad nematydamas galėjai pagalvoti, jog tai tikriausia katė. Ir ne bet kokia, o Elfė. Tuo tarpu jiems už nugarų atsiliepė lygutėliai toks pat miau. Girdėjai? Sukluso Julius. Aha. Ar tik ne jūsų Elfė? Tikriausiai jį pagalvojo, jog tai katinas ir atsiliepė. Nagi, miauktelėk dar kartelį. Julius miauktelėjo, o jam ir vėl atsiliepė. Žinoma, tai buvo Elfė. Ji tupėjo beržo viršūnėje per 20 žingsnių nuo savo namų. Nipei tarsi akmuo nuo širdies nusirito. Elfė, kas, nagi ateik. Tačiau katė tupėjo ant šakos ir nė nemanė leisti žemyn. Tikriausiai bijojo. Ką daryti, kaip ją nukelti? Nei savęs, nei Juliaus paklausė Nipė. Reikia lipti į medį, tarė Julius. Lipti į medį, į pačią jo viršūnę. O ne, Nipė net kopėčiomis lipti bijo. O tai kas į jį lips? Nedrąsiai paklausė mergaitė.
Tu, sukikeno Julius, tavo katė tu ir lipsi. Na, o beržo viršūnėje tupinti elfė pradėjo taip gailiai kniaukti, tarsi prašytų kuo skubiausiai nukelti ją žemėn. Gerai, tarė Nipė, įlipsiu. Tik reikėtų kopėčias pasistatyti. Kasgi į medį kopėčiomis lipa? Aš lipsiu. Netrukus jiedu atsinešė kopėčias ir atrėmė į beržo kamieną. Galėčiau ir aš, staiga prisipažino Julius, bet man galva sukasi. Man nesisuka. Na, lipk, o aš kopėčias palaikysiu. Tik lipdama nežiūrėk žemyn. Keldama dešinę koją nuo vieno kopėčių skersinuko ant kito ir vis labiau girdėdama plakant savo širdį, Nipė pagaliau atsistojo ant paskutinio skersinio, o rankomis įsikibo žemutinės beržo šakos. Pirmoji baimė jau buvo praėjusi. Bet jeigu dabar pažvelgtų žemyn, ko gero tikrai iškristų kaip tas paukštelis iš lizdo. Dar po kelių minučių Nipė jau ropštėsi medžio šakomis, tačiau Julius vis dar tebelaikė kopėčias. Ar dar nepavargai? Šūktelėjo jis. Dar ne, atsakė Nipė, nors iš tikrųjų buvo tiek pavargusi, kad visa net drebėjo. Tai ko sustoji, ko nebelipi? O ar daug dar liko? Dar kokie 3 metrai. Ne, pagalvojo mergaitė, aukščiau kopti nebegaliu. Ir tą pačią akimirką nusimelkė dar baisesnė mintis. O kaip nulipti žemėn? Laimiai ji išgirdo burzgiant mašiną. Mama! Dukra, ką tu ten darai? Vos išlipusi iš automobilio drebančių balsų paklausė mama Džoja. Ten jūsų katė, ėmė aiškinti Julius. Nipė norėjo ją nukelti. Katė? Nipė, tučto jau leiski žemyn. Aš bijau, mam. O dieve, gerai nejudėk, aš tau padėsiu. Laimiai, mama Džoja buvo su džinsais ir tą pačią akimirką puolė į pagalbą dukrai, kuri laikėsi įsikibusi šakos ir tyliai meldė Dievo, kad tik mama nepaslystų. Kelionė žemyn buvo daug kartų ilgesnė. Kai jie dvi kojomis palietė žemę, puolė viena kitai į glėbį, lyg iš mirties nagų ištrūkusios. Nipė be to dar ir apsižliumbė. Nagi, neverk, Nipė, guodė ją mama. Matai, viskas baigėsi gerai. Negerai. Kas negerai? Elfė medyje pasiliko. Išlips ta elfė, katės moka medžiais laipioti. Neišlips, ji bijo, ją reikia iškelti. Tu manai, kad aš galėčiau tai padaryti? Taip, galėtum. Galėčiau įlipti į medį, į pačią jo viršūnę. Taip, žinoma, jeigu bent kiek mane myli, mane ir elfė. Reikėjo lipti, kitos išeities nebuvo. Ir mama Džoja ryžosi. Ir būtų tikrai įlipusi į tą sumautą medį, kurio viršūnėje tebekiūtojo nežinia ko išsigandusi katė. Tačiau tą akimirką pasigirdo automobilio ūžesys. Tai buvo Oskaras. Palaikyk, Oskarai, kopėčias, aš lipsiu į medį. Lipsi į medį? Nusijuokė Oskaras. O katė nesi palikusi? Katė. A, tikrai, vargšė katytė. Kaip ji ten atsidūrė? Nuoširdžiai nusistebėjo svečias, beržo viršūnėje išvydęs elfę. Bet gal geriau šitą žygį atliksiu aš? Laipioti medžiais vaikystėje, pamenu, buvo smagiausia pramoga. Nipė, mama Džoja pasisuko į dukrą. Ar ponas Oskaras gali už mane įlipti į medį? Nipė linktelėjo galvą. Tu tikras Robinzonas, nusišypsojo mama Džoja, kai Oskaras nulipo žemėn. O jūsų elfė tikra alpinistė, tarė Oskaras ir iš užančio ištraukė apstulbusią, bet labai laimingą katę. 30 skyrius. Pasibaigus mokslo metams, mokytoja Ramunė, kaip ir buvo žadėjusi, surengė ekskursiją. 2 dienų. Pirmoji diena Kaunas, antroji diena Panemunė ir jos pilys. Raudonė, Vytėnai, Vilkija, Zapyškis ir taip toliau, iki pat Rambyno. Ačiū Dievui, Nipė jau buvo sveika kaip agurkėlis. Kuprinė susikrovė iš vakaro. Prisidėjo visokio maistelio, riešutų, jogurto, sausainių, aliejuje keptos duonos, saldumynų. Na ir drabužių, kad nesušaltų. Be abejo, fleita taip pat. Mama davė 50 litų. Net. Ankstų šeštadienio rytą Nipę mama atvežė prie operos ir baleto teatro. Ten jau laukė autobusas su mokytoja Ramune ir kitais vaikais. Mokytoja Ramunė skaičiavo mokinius ir kažką žymėjosi savo užrašų knygelėje. Kada grįšim? Paklausė mama Džoja. Kada grįšim? Pakartojo mokytoja Ramunė. Sekmadienį apie 9 valandą vakaro. Mama Džoja dar kartą priminė, kad Nipė saugotųsi vėjo ir nesušlaptų kojų. Ir nepamestų šaliko, kuris yra kuprinėje ir kurį įdėjo dėl viso pikto, jeigu vakare staiga atvėstų oras. Paskui jiedvi atsibučiavo ir mama nuvažiavo. Pasirodo, mokytoja Ramunė gimusi ir užaugusi Kaune, todėl šį miestą pažįsta kaip savo rankos pirštus.
Autobusą palikę aikštelėje, jie gerą pusdienį klajojo po gražų Kauno miestą. Buvo Velnių muziejuje, klausėsi varpų muzikos, apžiūrinėjo visokius paminklus ir statinius. Ilgiausiai užtruko zoologijos sode. Visiškai nusikalę ir išbadėję, pagaliau vėl atsibastė į Laisvės alėją ir puolė į lietuviškų patiekalų valgyklą. Pasisotinę sėdo į autobusą. Valio, vaikai vėl buvo pasilgę važiavimo. O nuvažiuoti tai reikėjo iki 9 forto. Bet čia atsitiko tai, ko labiausiai bijomasi ekskursijų metu. Sugedo autobusas. Sugedo vos iš vietos pajudėjęs. Vairuotojas palindo po autobuso pilvu ir pradėjo kažką krapštyti. Per kiek laiko suremontuosit? Paklausė mokytoja Ramunė, kai jis išlindo. Per 3 dienas. Aš rimtai klausiu. O aš jums rimtai atsakau. Ekskursija baigėsi tuo, kad mokytoja Ramunė su savo vaikais sėdo į traukinį ir parbildėjo atgal į Vilnių. Visų nuotaika buvo bjauri, ką ir besakyti. Kai Nipė pasiekė namus, buvo jau beveik tamsu. Tačiau ji iš tolo kuo aiškiausiai pamatė jų kieme boluojantį automobilį. Oskaras, ir vėl jis. Šalia automobilio prie daržo tvoros buvo pririštas Defas. Pamatęs Nipę jis labai apsidžiaugė. Tikriausiai pamanė, jog Nipė paleis jį pabėgioti. Iš kamino rūko dūmai ir Nipė suprato, jog mama pirtį kūrena. Nipė tyliai pravėrė duris. Virtuvėje ant stalo stovėjo keli buteliai alaus. Kvepėjo rūkyta žuvimi. Aha, mama maudosi, jie abu maudosi. Nipė atsistojo ant taburetės ir pro nedidelį langelį sienoje vogčia pažvelgė į pirtį. Joje žinoma buvo daug garų, bet Nipė ir pro garus pamatė, jog ponas Oskaras sėdi jos rečkoje su buteliu alaus rankoje, o mama Džoja muiluoja jam galvą. Tikriausiai ponas Oskaras pasakojo kažką juokingo, nes mama garsiai kvatojo. Beje, jiedu tikriausiai jau vanojosi, nes mamos krūtys buvo aplipusios vantos lapais. O ponas Oskaras, ką jis irgi nuogas? Nipė atsargiai nulipo nuo taburetės, jai susopo širdį. Kas? Kas jam leido įsirioglinti į Nipės rėčką? Aišku kas, mama. Nipė vėl užsimetė savo kuprinę ir spruko į kiemą. Veik nekvepuodama atslinko iki šiltnamio ir užsidarė. Kelias minutės pasėdėjusi, išsitraukė iš kuprinės fleitą. Bitės be abejo jau miega, jos fleitos garsų tikriausiai neišgirs. Nors tiesą sakant, ne bitėms Nipė nori dabar groti. Labiausiai šiandien ji nori groti kiemui, namams, paslaptingai tylinčiam sodui, kur Nipei taip gera buvo gyventi. O taip, pagros ir mamai. Kas, kad šiuo metu ji nieko negirdi? Gražiausią melodiją paskirs tėčiui. Jau tėtis tai tikrai išgirs. Ir kuo atidžiausiai išklausys. Kai atsisveikindama su Defu apkabino jo kaklą, pajuto, jog iš akių veržėsi ašaros. Paskui tyliai uždarė vartelius ir sparčių žingsnių kone tekina pasileido į tą pusę, kur ūžė ir gaudė Vilniaus miestas. Kitą dieną pradėdamas vakaro žinias televizijos diktorius pranešė. Šeštadienį apie 8 valandą vakaro su klase iš ekskursijos į Kauną traukiniu grįžusi, į namus neparėjo Vilniuje gyvenanti 9 metų Nipė Nakaitė. Ji buvo apsirengusi raudoną striukę, ant pečių turėjo geltoną vaikišką kuprinę.